Labas visiems, sveiki įsijungę NBO tinklalaidės 9, jeigu nesumeluosiu epizodą, kuriame mes daugiau negu 90 minučių prašnekėjom tiek apie ketvirtas, tiek apie penktas NBA finalo serijos rungtynes, apie komandų būsimus komplektacijos klausimus ir artėjančius būtinus sprendimus. Ir taip pat sužinojome ir pranešime tiems, kurie galbūt nežino, kas yra pangrama ir kodėl tai yra susiję su šiuometiniais NBA finalais. Visiems gero klausimo, sveiki atvykę, su jumis NBO. Who let the dogs out? Woo, woo, woo. Who let the dogs out? Woo, woo, woo. Who let the dogs out, baby? Sveiki atvykę į NBO tinklalaidę, sveiki atvykę kartu su Maiko Brauno. Iš pradžių absoliučiai cringe, dabar absoliučiai ikoniško epizodu akimirka iš spaudos konferencijos finalo serijoje. Būkit pasveikinti New Yorko Knicks ir galiai, būk pasveikinta New Yorko Knicks organizacija, būk palaimintas Jamesai Dolanai. Niekad nemaniau, kad ištarsiu šituos žodžius, nes niekad nemaniau, kad kada nors gyvenime pamatysiu, kaip Knicksai laimi NBA čempionų titulą. Čia šiandien su mumis šventinėme sezono pabaigtuvių epizode su manimi prie mikrofonų Mykolas Jankaitis. Sveiki, sveiki. Ir Paulius Viluckas. Sveiki, sveiki. Who let the dogs out? Nekam, nedainuosiu šitą, aš nebūsiu kaip Maikas Braunas. Nebent laimėsiu paskui NBA, tai gali daryti, ką nori. Tada padainuosiu. Ja, jeigu padainuosi dabar, tai mes po 53 metų galėsim tavo atstovaujamai organizacijai nusiųsti tą video, kad štai kaip Grandpa Paul, kaip sakykim, irgi numatė viską į priekį dar gūdžiais 2026 metais. Tiesa, po 53 metų gal jau ne mes nusiųsim, bet kažkas, nežinau, Mykolo vaikai gal nusiūs, žinai. Aš galvojau, kad sakysi, kad jeigu padainuosi, tai mes iškirpsim tiesiog šitą. Šitas Ne, aš nieko nemontuosiu, nieko neiškirpinėsiu šiandien. Nežaisiu kaip praeitas iki 4 valandas vien tam, kad nepavyktų įkelti YouTube. Šiandien bus raw. Aš iškėliau kumštį ir jūs to nematėte, toj pala šitą iškirpsiu. Raw NBAS bus. Gerai, ir šitą iškirpsiu. Bičias pasakė, kad aš tikrai nieko nemontuosiu, aš tikrai nieko nekarpysiu. Pasidarė 2 epizodus per 5 sekundės atskirus, kuriuos pareiškia, kad iškirps. Aš manau, kad čia yra klasika ir visa tai turėtų būti, kaip sakant, matoma žmonėms. Instant karma. Ir jeigu jūs galvojate, kodėl po intro jūs matote dar vieną intro, tai dėl to, kad galbūt kažkas nesugeba suregzti normalaus sakinio pradedant tinklalaidą. Labai smagu, Nesakyk, kad tu iš tikrųjų iškirpai savo kumščio kėlimą. Labai tikiuosi, kad ne. Jo, tai tikrai labai, labai smagu, kad New Yorko Knicks ir San Antonijaus Spurs iš tiesų neturėjo tokių epizodų. Kaip? Bendrai paėmus bendrą rungtynių paveikslą, nes realiai aš, nežinau kaip jūs, bet aš tokios finalo serijos, kur būtų absoliučiai visi kiekvienos rungtynės prikaustančias prie televizoriaus, aš neatsimenu. Ir aš dabar žiūriu, galvoju, gal mano ta atmintis nekokia yra. Man gal šiek tiek primena tą 2:15 pirmą Cavaliers Warriors akistatą, nes ten pradžia buvo labai įtempta ir paskui šiek tiek palaidesnė. Kairį gavo traumą. Kairį gavo traumą ir va tada niekas negavo traumų. Kiekvienose rungtynėse galėjo laimėti abi komandos. Ir taip tik tai 5 rungtynės ir mes turim, nežinau, tarkim, Lakers prieš Miami Heat 4-2. 20 metais. Absoliučiai netoks įdomus finalas. Suns prieš Bucks irgi pirmas 2 laimėjo, paskui Bucks nuvažiavo. Tiesiog Warriors prieš Celtics irgi panašiai, labai daug blowoutų buvo. Net ir, sakykime, pernai metais, kai buvo 7 rungtynės, tarp Thunder ir Pacers, buvo tam tikrų rungtynių, kurias, aš jau miegojau ten 4 kėlinį, nes nors ir labai įdomu bendram paveikslė, jau ten nugalėtojas daugiau mažiau aiškus 4 kėlinį.
Tai va, čia to nebuvo, tai buvo žiauriai. Matai, čia manau, kad yra labai geras perimas, kadangi vakar beje buvau susitikęs su bičiuliu, kuris serga už Niksus nuoširdžiai nuo kokių 96 metų, pasakojo, kad jam mama rado kažkokiam turgui kažkokias aukštas koinės su New Yorko Knicks logotipais ir jis darydavo kūno kultūrą, žodžiu, nuo gal kokių ten nežinau kiek, keliarių metų, bet žodžiu, nuo pat paauglystės ir žmogus, kuris, tikrai nuoširdžiai 30 metų pralaukė šito titulo, žmogus, kuris turėjo labai gerą pastebėjimą, kad sako, 99 metais, tai aš atsimenu, aš per Šilelį žiūrėjau tiesiogiai. Šiais metais Lietuvoje nebuvo tokios galimybės žiūrėti tiesiogiai per televiziją NBA finalo rungtynių, kas šiaip yra įdomi istorija, bet, kaip žinom, ten dėl visų NBA, taip sakant, dalykų, korporacijų sprendimų, 2 skirtingų teisų pardavimų ir kitų problemų ta situacija tokia susidarė. Ir taip pat žmogus, kuris sakė, kad nuoširdžiai nuėjo miegot vienose iš rungtynių, nes galvojo, kad jos nėra įdomios, kad viskas jau yra aišku 4. susitikime ir tos rungtynės baigėsi faktiškai tuo, kad De'Aaronas Foxas padarė tą, ką turėjo padaryti J.R. Smithas, o J.R. Smithas turėjo padaryti tą, ką padarė De'Aaronas Foxas, kalbant apie Cavaliers Warriors 2018 ar 17, bijau sumeluoti, finalo pradžio. 18. Ir plus 29 turėjo San Antonijaus Sparsai, 106-107 pralaimėjo tas rungtynes New Yorkui ir, žinoma, OG Anunoby tiesiog statulos vertas tip-in judesys. Ir skaičiau, kad kažkas, nežinau, kiek ironijos, kiek rimtai, bet kad, kaip suprantu, rimtai, kad tiesiog einant New York'e greta visų krepšinio aikštelių, Rutgers parko ir taip toliau, kad vaikai, kurie mėtė į krepšį, stengiasi mesti, nepataikyti ir įmušti kamuolį. Va taip, kaip jį įmušė OG Anunoby. Ir žinai, jeigu augo elitinė metikų karta, Stefo Curry dėka, tai dabar New York'e potencialiai gali užaugti puolime atkovotų kamuolių monstrai, kurie tiesiog tą vieną judesį bandys atkartoti visą gyvenimą šaukdami OG. Bet aš norėčiau tik šitoj vietoj iš karto iššokti, atsiprašau Pauliau, nes žiūrėdamas tą epizodą aš prisiminiau rungtynes, kurias man turėjau džiaugsmo matyti gyvai. Tai buvo Europos krepšinio čempionato bronzinės rungtynės, kuriuose Jantunenas, Suomijos krepšininkas, ten irgi prieš Graikiją žaidė Suomiją, turėjo galimybę išplėšti, va tik dabar neatsimenu, ar lygiasias, ar pergalę Suomiams, atsikovojęs kamuolį puolime. Ir jis nepataikė iš pakrepšio. Ir pavyzdžiui, man realių laikų žiūrint, tai visiškai nebuvo to, kad, kaip tu nepataikai, nes tu matai, kiek daug skirtingų faktorių tau reikia įvertinti per tą akimirksnį ir net sugavus kamuolį su abiem rankom, tas metimas nėra lengvas. Tai, ką OG padarė, kaip jisai sugebėjo atsikovoti kamuolį su vienu ranka. Ir jis atsikovojo kamuolį ne dėl to, kad ten kažkas pramiegojo, ten kiti Sparsai aplinkų jį ten irgi bandė trūksplyštis. Ne, pramiegojo. Žmogus, kuris įdengia, man rodos, tas pats Foxas, dengė jį išmetant kamuolį ir išmetus kamuolį į aikštę. Foxas nubėgo dvigubinti ir OG Anunoby visiškai vienas tiesiog nurisnojo prie krepšio ir jo baudos aikšteliai buvo Knicks. Bet žmogus, kuris dengė Anunoby, visiškai pasišalino iš veiksmo ir tai buvo toks uncontested rebound. Dvigubinti Brunsoną, tai aš tikiuosi, kad čia ne Foxas sprendimas buvo. Aš manau, kad čia, aš vėliuos, kad čia jokių rotacijų neįvyko, jokių, nebuvo, tai tada komanda turėtų reaguoti, kažkas vis viena turi prieiti prie žmogaus, kuris bėga kovo dėl kamuolio puolime, bet ten buvo keli Sparsai šalia buvo, man atrodo, dabar pavardžių, bijau pasakyti, Kestas, manau, tikrai šoko kovojo ir tiesiog jisai Anunobinu užšoko, aš nežinau, 10 cm aukščiau kitų Sparsų, tiesiog tai yra fizinis monstras ir be kita ko žiauriai gerai sukoordinavęs save puolime, kur visiškas toks Rono Artesto epizodas iš archyvų, tą gerąją prasme, kai Ronas Artestas Kobe Bryant'o metimą pakartojo prieš Sunsus
atkrintamosiose ir tada Lakers nužygiavo, man atrodo, ir iki čempionų žiedų, jeigu net ne iki NBA finalo. Ten tas epizodas buvo pats paskutinis ketvirtos rungtynės, jisai atkreipsiu dėmesį, ten buvo po minutės pertraukėlės. Tai aš nebejoju, kad ir kokia ten gynyba buvo, jinai plus minus tokia ir buvo planuota, kaip darė Sparsai. Jie turbūt nenorėjo leisti Jalenui Brunsonui žaisti 1-1, bet ten OG Anunoby ne tik fizinės savybės pademonstravo puikias, bet ir būtent tą tokį psichologinį, mentalinį tą aštrumą, ta prasme, kad jisai iš karto pastebėjo, kad jisai yra laisvas, jo niekas neboksautina, jo niekas netitveria ir jisai gali tiesiog iš visų jėgų, kaip įmanoma stipriau atakuoti galima offensive reboundą. Nes ten Jaleno Brunsono metimas buvo pakankamai sunkus, tikrai buvo daug galėjai numatyti, kad jisai jo neįmes, tai ten tiesiog iš tos pusės, sakyčiau, irgi fantastinis epizodas buvo. Ką noriu pridurt, kad buzzer beateriai yra žiauriai kieta. Visi vaikystėje, kas žaidė krepšinį, nežaisdavo, kad ir Mykolas likus sekundė ir 200-osioms palieka ir dar vilčių varžovams. Dar lieka viena, bet tiksliau ten, Tubionės šiek tiek daugiau, ten kokias 4 sekundės dar liko, bet jau metimas išmestas ir jis ten taiklus arba netaiklus. Visi nori užbaigti rungtynes ir ypač kaip esi finaluose. Kur skaičiuoji ir sakai 3, 2, 1, meti ir klunkt. Ir pražanga užfiksuota prieš Grajauską, kuris eina mes baudų, jau tipo pasirenus. Bet tai turbūt vaikystėje. Bet tai turbūt vaikystėje, kai tos buzzer beaterius įsivaizduoji, tai irgi ne tokios kaip OG Anunoby. Va dabar Rokas sako, kad, kaip sakė, aš kalbėjau apie ne OG, o aš kalbėjau apie tą labiau tradicinį lyderį, tai yra Jaleną Brunsoną. Ir būtent jo gebėjimai, net nežinau, kiek čia reikia perlipti per ego, kai jis tiesiog, man visada jis buvo komandinis žaidėjas, nepaisant to, kad jisai yra scoring, į taškus orientuotas gynėjas. Jisai išmetė tą metimą, suprasdamas, kad jam reikės išmest, suprasdamas, kad patogaus jis nesusikurstęs prie jo stovi, tikrai gera Sparsų gynyba ir, kaip pats sakei, dar dvigubinamas, bet žinodamas, kad jeigu jis paliks pakankamai sekundžių, bus nemažas procentas šansų, kad kažkas iš tos beprotiškai kovingos Knicksų komandos galės atsikovoti tą kamuolį ir tas žmogus buvo OG Anunoby. Manau, tikrai netyčia šitie dalykai įvyko. Bet čia šiaip tiesiog ir statistiškai ir analitiškai žiūrint, šiaip tie žaidėjai, kurie meta daug tritaškių ir kurie sutraukia daug dvigubos gynybos, jie paprastai turi teigiamą įtaką tavo komandos atkovotų kamuolių puolime procentui. Nes būtent ir vyksta tokios situacijos, kai tu sutrauki 2 žmonės, vienas palieka laisvas ir tada kiti 4 gali crashinti ir bandyti pasimti puolime atkovotą kamuolį. Tai dar vienas dalykas, apie ką kieme žaisdamas nepagalvodavau. Nepagalvodavai tikrai. Tai aš įsivaizduoju, kad šiaip nesužiūrėjau statistikos, bet šiaip čia turėtų Jalenas Brunsonas ir Mitchellas Robinsonas turėtų labai gerą sinergiją, nes Robinsonas yra vienas geriausių kovotojų dėl atšokusių kamuolių puolime. Prie jo tikrai dar prieisim, nes kalbėsim ir apie 5 rungtynes, bet 29 taškai sugrįžimas, aš neturiu tų analitinių skaičių, bet taip pasitvirtino ir 5 rungtynėse. Gal tiesa truputėlį atsuksiu čia atgal ir prieisiu prie dar vieno tokio, kaip čia pasakyti, aptartino niuanso, apie kurį norėjau pasikalbėti su tavim, Mykolai, nes žiūrim OG Anunoby žaidžiantį tokią finalų seriją. Matėm Paskalį Siakamą žaidžiantį pernai finalų seriją ir jeigu Kawhi Leonardas būtų likęs Toronte, jis vis dar irgi žaidžia, jis šiais metais sužaidė turbūt geriausią savo sezoną. Normanas Powellas, Fredas VanVleetas, kuris, praleido šitą sezoną dėl traumos, bet tai tokios kintamųjų variacijos. Kiek iš tikrųjų ilgaamžiška galėjo būti ta Toronto Raptors komanda, kur tikrai taip neatrodė. Tu gal išspaustum sezoną, porą sezonų. Aišku, nebėra Marko Gasolio lygoj, nebėra Seržo Ibakos lygoj, bet tiesiog nuo Toronto Raptors laimėto titulo 2019 ir prasidėjo ta 8 metų niekieno dinastija, 8 skirtingi čempionai paeiliui ir kiek tau irgi, žinau, kiek tu emocijų esi investavęs į Toronto Raptors ir kad OG Anunoby šitas geras žaidimas tau vis tiek papildomai turi atspalvį dėl to, kad tai yra kaip šeimos narį stebėtum išvykus į kažkur į kitą šalį, bet varant į labai gerai. Tai kiek,
kiek ar pats pagalvojai kažkiek apie tai ir kiek va dabar va tau apie tai galvojant, kiek ta Toronto Raptors komanda tavo manimu visgi galėjo dar būti nuostabi kiek sezonų? Žinai, matant, kaip Kavajus šiaip bendrai aplink į Clippersuose, kaip ten tie dalykai vyksta, kad visiems biškito primadoniškumo, gal sakykime, šiek tiek jis atneša su savimi, tai aš nemanau, kad kad jo likimas Toronte, toksai, kad jeigu jį būtų kaip nors, žinai, DeAndre Jordano stiliumi įtikinę, ta prasme, ten Hebra užlaikiusi. Galbūt tiesiog būtų dar vieną žiedą iškovoję tada, duotuoju metu, kad iki dabar tęstųsi franšizą, kažkas ten būtų išėję. Tas pats OG tikriausiai, manau, kad būtų, nes taip Kavajus, OG ir Siakamas visiems 3 viename penkete sunkiai sutilptų. Jeigu sektųsi žaisti, tada sutilptų, bet vienas nesėkmingas sezonas ir tu iškart žiūri, aha, čia turbūt yra problema. Aš labiau galvojau apie tiesiog, ir apie ką aš šnekėjau su jumis ir anksčiau, kad Siakamas, OG buvo 2 žaidėjai, kuriuos išmainė Raptors, kai jiems nesiklostė, kai trūko tų aplink, būtent nerado kuo pakeisti senstantį Kylą Laurį, nerado kuo pakeisti išvykusi Kavajų Leonardą, tikėjosi, kad OG žengs tą žingsnį ir taip toliau, nerado kuo pakeisti Marką Gazolį ir tada maždaug, kai tu nerandi kuo pakeisti tuos svarbius žmonės, atrodo, kad geriausi tavo komandos krepšininkai yra problema ir jie fanai pavargo, tuo metu buvo tas trendas, kad reikia būtinai čia išmainyti tuos žaidėjus, o ne pasirašyti metams vidutinybės, žinai, ir buvo išmainyti labai, sakyčiau, dikai, tiek Paskalis Siakamas, tiek OG Anunoby. Net, prasme, tai, ką gavo už OG Anunoby, Beretas, Quickly, faini žmonės, bet jie toli gražu nėra čempioniško kalibro žaidėjai. Toli gražu. Ir galbūt čia yra kitas dalykas, žinai, kad Torontas tiesiog negali ir daug kitų komandų negali galvoti, kad mes papildomus žaidėjus, gerus papildomus krepšininkus, gerus roleplayerius, gerus antruosius krepšininkus laikysim sudėtyje, mokėsim jiem pinigus ir lauksim, kol atsiras galimybė superžvaigždai ateit pas mus. Didelės rinkos komandos turi tam prabangą. Jalenas Brunsonas į New Yorką atėjo ir dėl to, kad Dallasas susimovė metai prieš tas dėrybas dėl kontrakto, bet ir dėl to, kad New Yorkas vis dėlto yra didelis magnetas rinkai. Ir dėl to, kad jo tėvas dirba ten. Taip. Papildomas, manau, magnečiukas ir faktorius taip pat egzistavo. Bet manau, kad Milwaukee, ta prasme, jeigu jo tėvas dirbtų Milwaukee'e, ir New Yorkas ateitų su pasiūlymu, žinai. Galbūt. New Yorkas yra New Yorkas. Čia yra dėl ko jie visada sugebėdavo išlysti, net kai ir būdavo kažkaip, jau Kingsų lygio vadyba. Jie visiems turėdavo kažkokiu tai pliūpstelėjimu, nes susirinkdavo. Ne vienus metus, ne vieną dešimtmetį. Turėjo ir pliūpstelėjimų su 17 pergalių sezonais, bet... Turėjo. Pas juos ten galiausiai ateidavo vis tiek, tokie žaidėjai kaip Amaras Stoudemiris ar Carmelo Anthony. Žoakimas. Kas geriausias free agentas, kurį Raptorsai pasiėmė? Taip. Man atrodo, vis dar tai yra DeMarre Carrollas. Gali būti, kad kažkam kai DeMarre Carrollas atėjo, tai tikrai buvo DeMarre Carrollas. Didžiausio profilio, tai sakyčiau, Hido Turkoglu gal. Jis, aišku, ten buvo nepaėjęs visiškai pasirašymas, bet jeigu taip pagal tą žaidėjo profilį tuo metu, kai jisai pasirašė, tai sakyčiau, jisai gal didžiausias buvo. Linas Kleiza gal? Linas Kleiza kitas variantas yra. Šiaip tai, jeigu neironiškai, tai Masajus Užyrė buvo turbūt biggest name atėjęs į Raptors. Didžiausią įtaką padaręs, be jokios abejonės. Klausykit, perėkim dar prie pačių, perėkim prie pačios serijos, prie pačių rungtynių. Manau, kad ir 4. ir 5. rungtynės galima apjungti šituo klausimu, nes neturiu tų analitinių skaičių prieš savo akis, bet buvo labai patraukęs dėmesį vienas tweetukas, taip sakant, vienas čiulbtelėjimas. Ne, gal geriau vienas tweetukas, tebūnė jau čia atsisakykim tos lietuvių kalbos, kai viskas skamba šitaip.
ten buvo informacija apie tai, kad pirmuose kėlinukuose Spurs net reitingas šitoj serijoje yra ten gal plus 25, antruose yra gal minus 11. Trečiose yra gal plus 5 su, žinai, implikacija, kad per ilgąją pertrauką jie kažkiek vėl pailsi. Aš neatsimenu, ar tai buvo konkrečiai Spurs ar Viktoro Vembanjamos, gal netgi asmeniniai šitie reitingai ir jų skirtumai būtent kėlinukais, nes ketvirtam kėlinuke tuomet tas skaičius yra gal minus 30. Ir tai iš esmės ir buvo ta, kaip pasakyti, ta seka, ta tokia kreivė, kurią tu galėjai brėžti per visas rungtynes. Kiekvienose rungtynėse Spurs pirmam kėlinuke pirmavo 2 ženklių skirtumų, kiekvienose rungtynėse iki ilgosios Knicksai tą skirtumą apkarpydavo, trečiam kėlinuke Spursai kažkiek pažaisdavo, ketvirtą kėlinuką Knicksai tiesiog daužė. Ir tai, žinai, sakykime, ar galima, Pauliau, tavo manimu, tą iš tikrųjų sėti su fiziniu nuovargiu, su tuo intensyvumu, kurį Knicksai sugebėjo išlaikyti kaip ta viena iš tvermingiausių turbūt komandų, kokios NBA yra mačius per labai labai ilgą laiką. Ir kalbant apie Spurs kaip tą antrą jauniausią visų laikų NBA finalų komandą po 77 Blazers ir komanda, kur labai labai jauni bičiai turi atlaikyti tokius milžiniškus minučių skaičius ir kad galbūt dėl to tas sakykime, rungtynių kreivė, rungtynių kardiograma atrodė būtent šitaip beveik kiekviename mače. Aš manau, kad iš tikrųjų tą patį faktą, kad šita serija pasibaigė 4-1 New Yorko Knicks naudai, kažkokia tai labai aiškia ir šalta logika paaiškinti yra beveik neįmanoma. Spursai šitoj serijoje pirmavo apie 70% laiko. Jie laimėjo 1 rungtynės. Tik tai. Aš pasirinkau dar tos skaičius iš tų rungtynių, kurios visas rungtynės šitas pralaimėjo. Tai, pavyzdžiui, pasižiūrėjus į tą ESPN win probability modelį, kur ten jie skirtingų metų projektuoja, kiek šansų komanda turi laimėti rungtynės. Tai, pavyzdžiui, 5 rungtynėse, kurias Spursai pralaimėjo, lemiamos rungtynėse likus 7,5 minutės, jie turėjo 95% tikimybę laimėti. Trečio kėlinio pradžioje 4 rungtynėse jie pirmavo 29 taškais, jie turėjo 99,6% tikimybę laimėti. Visose kitose rungtynėse, kurias irgi pralaimėjo, kaip tu minėjai, tai jie berods visose rungtynėse pirmam kėlinį dar išsiversdavo bent jau 2 ženklių taškų pranašumų. Antrose rungtynėse antro kėlinio vidury tas modelis priskyrė 83% tikimybę, kad jie laimės. Pirmose rungtynėse 92,6%. Tai nežinau, ar čia įmanoma kažkokia tai labai tokia aiškia logika paaiškinti ir kažkokiais tai konvenciniais metodais pasakyti, kad dėl to būtent Knicksai laimėjo šitą seriją. Tiesiog kartais ta visa logika išeina pro langą, pro duris ir tiesiog vienai komandai atrodo yra lemta laimėti tą NBA titulo, kitai komandai yra nelemta. Kitai komandai, kaip Viktoras Vembanjamas sakė, reikės 100 rungtynių dabar bent mažiausiai sužaisti tam, kad jinai vėl sugrįžtų į tą pačią situaciją. Tai čia jeigu dėl patirties, aš po to, aišku, norėsiu apie San Antonijos Spurs dar atskirai pasisakyti, bet ką galbūt pastebėsiu, tai kad San Antonijos Spurs praeitą vasarą davė kontraktą iki 30 metų žaidėjui, kuriam mokės vidutiniškai po $55 milijonus per metus, tam, kad jisai būtų šitam vaikų darželyje, nežinau, kaip jį galima pavadinti, ta prasme, Kesslas, Vembanjama, Harperis, visiems yra po 20, 21, 20 metų. Jam tos po 55 milijonus iki 30 metų jie moka su mintim, kad tai būtų suaugęs žmogus tame vaikų darželyje. Ir kai jisai yra pagrindinė priežastis, kuri pralošia jiems rungtynės, tai tada ta patirtis, nežinau, ką kaltinti tada, nes realiai jisai neišpildo tos savo rolės, kurią jisai buvo paimtas. Nes tu 4 rungtynėse visi prisimena tą metimą, kuris jisai turbūt turėjo išsivaryti kamuolį, tiesiog bandyti išsekinti taiką, bet jisai pridarė krūvą klaidų tiesiog. Ir kai kurios jau buvo tiesiog visiškai nepaaiškinamos jokios sveikų protų, tiesiog persivaro kamuolį, išmeta į autą. Jį užspaudžia, jisai atiduoda kamuolį. Jisai nesusimeta savo metimų. Tai čia, žinai, man tas, čia apskritai apie tą patirties koncepciją play-offuose, man čia tokia atskirai įdomi tema. Aš manau, kad yra biški nesąmonė pasirašinėti žaidėjus vien tik dėl to, kad jie turi patirties
Ir čia yra tas geras labai argumentas prieš tai. Ir apskritai visas Sparsų sudėtis yra labai geras argumentas prieš tos. Matai, pala, aš atsiprašau, aš įsiterpsiu. Jeigu mes šnekam, tu dabar labai įdomiai suformulavai apie žaidėjus, kurie turi patirties, kai tu orientuojasi į atkrintamasis. Kiek Foxas žaidė play-offuose? Vieną seriją? Vieną seriją. Tai čia nėra žaidėjas, kuris turi atkrintamųjų patirties, jis tiesiog turi skaičių savo pase ir viskas. Bet, sakau, dar truputėlį, dar pervedant prie to, kiek, tavo manimu, ar tikrai įmanoma, pavyzdžiui, tą siet būtent su fiziniu nuovargiu. Ir, tarkim, ar tas fizinis nuovargis irgi yra susijęs su atkrintamųjų patirtim, ar sakykime, kad tu žinotum, kaip neišsitaškyti jau pirmam kėlinuke ir visus kitus niuansus. Aš manau, kad iš dalies galima tai sieti su tuo, kad nuo pat serijos su Oklahoma Thunder, kuri truko 7 rungtynės, Sparsai neproporcingai daug turėjo drožti Viktorą Wembanyamą. Aš manau, kad per šitą aspektą tikrai pasijautė. Jisai yra žaidėjas, kuriam labiau įprasta žaisti po 30 minučių, o ne po 40, kaip jisai darydavo play-offuose. Ir kai tu neturi infrastruktūros, kad ta komanda atsilaikytų tose minutėse, kai nežaidžia Viktoras Wembanyama, tai taip ir gaunasi. Tada čia viena problema dedasi ant kitos, tada kita problema dedasi, ant viršaus dar dedasi kažkokia tai trečia problema. Ir taip tu gauni, kad pastoji antros rungtynių pusėse, tu turėdamas fantastišką situaciją laimėti, tu sugebi botlinti ir išmetinėtas rungtynės. Mums būtinai reikia sugrįžti dar ties Dearonu Foxu, nes ten čia atskirai labai jaunos komandos team buildinimo idėja labai, kaip čia pasakyti, net meta iššūkį, kvestionuoja taip, kaip turi būti vystoma komanda su jaunu perspektyvų talentu, bet dabar apie Wembanyamą. Jisai 4 rungtynėse, kurias mes aptarinėjome, kurias pralaimėjo Sparsai pirmaudami 21 taškus, žaidė 44 minutės. Jis žaidė 44 minutės rungtynėse, kurių beveik 3 kėlinius Sparsai pirmavo daugiau negu 20 taškų. Tai ne tik čia yra komandos komplektacijos klausimas, bet koks patyręs treneris, jisai ras kaip pailsinti savo vidurio puolėją. Wembanyama paskui nepataiko baudų ir tos rungtynės yra pralaimimos. Ir jeigu jis būtų tas 2 baudas susimetęs, kuris yra labai geras baudų metikas, būtų Sparsai laimėję. Labai bet ką būtų geriau padarę, bent vieną dalyką būtų laimėję. Tai čia, aišku, svarbiausia visiems Foxo lepsusai. Dabar žiūrėkit, vidurio puolėjai, kurie NBA finaluose yra žaidę rungtynes daugiau negu 2 minutės pasiėmiau, ne, kad panašios rungtynės. DeAndre Aytonas 2021-aisiais 2 sykius, kas šiaip irgi yra fenomenalu, iš tiesų pagalvojant, kur dabar yra DeAndre Aytonas, kokioje vietoje. Valley Oop. Jo. Bet ir tai, ten jisai labai aiškiai nebuvo pagrindinis. Tada Tysonas Chandleris 2:11 vienose rungtynėse 43 minutės. Ir tada mes turim Dwightą Howardą. Ir šitam amžiui tada yra 2 krepšininkai. Šitam amžiui, būdami vidurio puolėjais, finaluose žaidė daugiau negu 42 minutės. Ar atspėtumėte tuos 2 krepšininkus? Shaquilas O'Nealas? Be jokios abejonės, taip. O antras mane tai nustebino asmeniškai. Visos 4 rungtynės žaistos NBA finaluose daugiau negu 42 minutės ir visos toj pačioj serijai. Fabricio Oberto. Taip, ne. Kažkas žaidė tik 4, turėjo būti sweepas, vadinasi, arba į vieną, arba į kitą pusę. Ir visose žaidė šitiek belekės. Žinai, kas gali būti? Aš turiu labai random spėjimą. Ar tai buvo Timofėjus Mozgovas? Jis žaidė daugiau negu 4 rungtynės. Ne, šiaip tiesa, žaidė, man atrodo, žaidė iš viso 4 rungtynės, bet aš kai sakiau, kad 4 rungtynės, kuriuose daugiau negu 42 minutės praleido aikštėje. Bet tai nėra Timofėjus Mozgovas. Bet aš kaip supratau, tiesiog dar grįžtant prie tavo apibrėžimo, Mykolai, kad tai yra finalo serija, kuri truko 4 rungtynės ir visose jose tas centras žaidė po 42 minutės arba daugiau. Taip. Taip? Žydrūnas Ilgauskas?
Atsiprašau, jinai truko 5, kaip ir šita serija truko 5 rungtynės, bet 4 rungtynėse šitas krepšininkas žaidė daugiau negu 42 minutės. Dikembe Mutombo. Būtent Dikembe Mutombo. Ir tada mes turim Hakimą Olajuwoną ir tada jau Kevinas Duckworthas. Nu, ta prasme, nėra daug šiaip centrų. Nėra daug centrų prie bet kokios eros, kurie galėtų šitiek laiko pražaisti. Nei vienas iš šitų krepšininkų tiek daug nelakstė po aikštę, kiek tą darė Viktoras Wembanyama. Su visa pagarba Šakylui O'Nealui, ta prasme, be abejonės, belio kokius fizinius krūvius jisai pakeldavo ir... Bet jis nelakstydavo ties tritaškių po išsikeitimo ir nešokinėdavo. Ir tas jis negindavo geriausio perimetro krepšininkų kitos komandos, ta prasme, tiesiog... Išsikeičia prieš Jasoną Kidą. Not even once. Nebuvo tokių dalykų tais laikais. Tu galėtum pasižiūrėti į Viktorą Wembanyamą po šitos serijos su labai daug skirtingų perspektyvų. Buvo šlikščių epizodų, buvo to petty loser, kur tiesiog išmeta tritaškį -4 ir išeina niekam rankų nepaspaudęs, buvo tų ir nesportiškų veiksmų, bet tuo pačiu tai yra visiškai... Galiausiai, kai bus dokumentika apie Viktorą Wembanyamą, jam pabaigus karjerą, nors turbūt bus dokumentika net jam, nežinau, per jo gimtadienį kitą, nes dabar tas dokumentikas kepa į kairę ir į dešinę. Dabar mes šitą seriją rodys. Tai yra, visos tikros žvaigždės. Čia basic naratyvas, visos tikros žvaigždės, Jordanas, LeBronas, jos praėjo per šitą krikštą ugnimi. Ir aš, ką ir sakiau prieš šitą seriją, kad aš noriu, kad Knicksai laimėtų tam, kad šitas Sparsų branduolys turėtų tą krikštą ugnimi. Ir labiau nudegti turbūt buvo neįmanoma. Ta prasme, reikės parodyti daug psichologinio tvirtumo ateinantį sezoną, bet Spurs net ir šitoj serijoje parodė, kad jie pajėgus yra bent jau pusiai rungtynių atsitiesti po skaudžių nesėkmių. Šiaip ką norėjau pasakyti iš tikrųjų, kad apie tas 4 rungtynes ir jų pabaigą, apie ką aš gal šiek tiek pasiilgstu diskusijų ir kalbu, ar ne, mes per paskutinį podcastą su Mykolu kalbėjom ir Mykolas leido tą video iš Maiko Brauno spaudos konferencijos, kuris įskundėsi teisėjais apie tai, kaip čia buvo rungtynės, kurie ten antroji pusėje, ten Sparsai metė 24 baudas, mes ten metėm 4, kaip čia taip gali būti, kokia nesąmonė. Ir aš kažkaip žiūrėdamas 4 rungtynės ir apie jas reflektuodamas, prisiminiau, kokie iš tikrųjų, ir pagalvojau, kokie iš tikrųjų yra nesąmonė skųstis teisėjais, nes vis tiek didžioji dalis atvejų, vis tiek ta lasda atsisuka prieš tave kažkada. Ir, pavyzdžiui, tos 4 rungtynės, kad ir kaip žiauriai Sparsai botlino, bet kad ir koks žiaurus buvo tas Derono Foxo sprendimas bandyti įmestą metimą, bet ten fucking bauda buvo. OG Anunoby akivaizdžiai kabino ranką. Prieš tai kabindamas kamuolį. Ten yra 2 kadrai. Pauliau. Yra vienas rakursas, kur atrodo, kad tik tai ranką kabina, bet kitas yra, kur aiškiai matosi, kad jisai pirmą kabina kamuolį. Ir dėl to yra tas continuation veiksmas, tai mes galim last 2 minutes report pasižiūrėti. Nors geriau to nedaryti, nes tiesiog bus labai daug stenėjimo. Ir prašau negadinti, ta prasme, highlightų NBA su savo kažkokiais faktais. Prašom nekišti čia. Ir paskui buvo kitas epizodas, kuris 100% turėjo būti neteisingas, tai kur Stefanui Kestlui buvo sušapta bauda puolime. Ten tuo metu gal 1 taškus Sparsai pirmavo ir ten buvo likusi apie minutę. Atsiprašau, ne puolime buvo sušapta bauda, o buvo sušaptas autas. Jisai neva užmynė už galinės linijos. 100% neužmynė. Ta prasme, neprakur nebuvo ten galinės linijos. Ten 100%. Čia, nežinau, čia šitas epizodas gal ten gali, žinai, dar kažkaip interpretuoti, nes tu ten iš vieno kampo tikrai pakankamai taip akivaizdžiai matos, kad per ranką kirto. Bet ten nėra vietos net interpretacijai. Akivaizdžiai, Kestlas neužbynė ant galinės linijos. Ir dar čia yra toks ypač tas, su baudom, tai dažnai dar tai būna, kad teisėjai suklysta. Bet čia yra,
kad Tai teisėjai suklystų tokiam epizode, kur... interpretuotinas dalykas Jo. labai dažnu atveju, kad tai yra... O linija nėra. Linija yra, yra akivaizdus, čia faktinis tiesiog. Čia paprastai, kai teisėjai sušvilpia, ar tai galinė, ar šoninė linija, kažkaip tai visą laiką tu darai prielaidą, kad jie patys tiesiog pamatė ir teisingą tą sprendimą priėmė. Nes tu tiesiog tų sprendimų, kurie yra neteisingi, tose situacijose būna labai mažai. Ir aš irgi kažkaip net tuo metu, kai žiūrėjau transliaciją, net nesuabejojau kažkaip to sprendimu, tada žiūriu, ta prasme, jis neužlipo ant linijos. Kiek buvo likę laiko? Dabar jau... Ten buvo likę apie minutę gal. Dabar žiūrėk, ir čia yra visiškai rimtas faktas. Jeigu, aš nuoširdžiai, žinai, tiesiogiai nežiūrėjau, žiūrėjau 5 rungtynes, čia yra faktas, kurį man labai širdis džiaugiasi, kad aš galiu tą pasakyti. Jeigu liko 1 minutė ir buvo neaiški situacija dėl užribio, LKL tokios problemos nebūtų. Nes LKL yra taisyklė. Likus mažiau nei 2 minutėm, teisėjai patys sušvilpia kažkokį užribį, gali ne dėl trenerio paprašytos peržiūros, bet pasimti vadinamą teisėjų peržiūrą ir nueiti pasižiūrėti ir įsitikinti. Tai įsivaizduokim irgi, kokie yra... Kiek tai skamba nesuvokiamai, bet, tai yra faktas, kad, tuomet tokiais atvejais dažniau, žinai, kas yra daroma, yra sušvilpiamas tas užribis neaiškioj situacijoje, nes jeigu jo nebuvo, tu jį gali atšaukti. O jeigu tu jo nesušvilpiai, o jis buvo, tu atgal to laiko atsukti negalėsi, žinai. Tai, žodžiu, labai keista ir labai įdomu, kad ta taisyklė, taip sakant, yra, kad jie galim didžiuotis mūsų šaly. Tai čia kažkas nuostabaus. Aš čia tiesiog tą kampo, kurio galbūt ne visi matė, čia labai aiškiai matosi nagas ant kamulio. Tu matosi, yra ranka ir yra nagas ant kamulio. Bet į tavo remarką, Rokai, tai aš noriu pasakyti tik tai tiek, kad šiaip šita serija man labai patiko tuo, kad gal su 4 rungtynių išimtimi rungtynės buvo gyvos, jos nebuvo perteisėjaujamos ir pulsas rungtynių buvo pakankamai gyvas, net ir su ta virtinė reklaminių ten pauzių, interpų ir taip toliau, kurios yra dabar NBA. Ir šita prasme, pavyzdžiui, LKL'as taip, jisai turi įrankius priimti teisingesnius sprendimus, bet kartais dėl to įtemptų rungtynių pabaigos jos taip išsitęsia, kad sakykime, tas adrenalinas, kuris bildinasi, aišku, tu komentuoji, tu būni momente, tu būni arenoj, tu jauti gal tą labiau, bet žiūrint per televiziją, kiekvienas tas toksai stabdymas, jisai numuša tą. Ir tai, kas galbūt galėtų būti... Yra. Aš čia truputėlį gal, žinai, iš kitos pusės pažiūrėčiau, bet man, pavyzdžiui, daug labiau numuša rungtynių tempą tada, kai tai yra pirmo kėlinuko pradžia ir yra antra peržiūra, kurios prašo treneris, nuo ko užėjo kamuolys ir tu sėdi ir galvoji, ir tada baigęs tą peržiūrą ir treneris paprašo timeouto ir tada išsimeta kamuolį, suklysta ir tada yra reklaminis timeoutas. Va čia yra tas, kur tie stabdymai yra toks, kur tiesiog neįsibėgėja. Jeigu tai yra rungtynių pabaiga ir jeigu taip taškas į tašką, man bent asmeniškai, kad ir žiūrint NBA rungtynės ar bet kurias kitas, man tas vardan to, kad ne viena komanda negalėtų sakyti, kad ten buvo akivaizdi klaida, aš esu pasiruošęs pasėdėti ir palaikyti tą adrenalino lygį kažkur vienam taške, kur nors aš norėčiau, kad baigtųs kuo greičiau. Bet kad būtų gerai, o ir dabar viskas aišku, visiems viskas aišku, niekas niekur kabinėtis negali, viskas išsprendžiam iki galo. Tai čia yra tarsi ta kaina, kurią tu sumoki, bet, sakau, stabdymų kiekis man asmeniškai yra kitose vietose, žinai, kartais trumpinantis žaidimo elementas. Jo, aš matau tai, ką tu nori pasakyti, girdžiu ir čia turbūt tiesiog gal, žinai, požiūrio taškai. Kai nesiniai vienos komandos ten fanas pernelyg, tai tada nori vieno, galbūt kai ten svarbu, kad ta teisybė triumfuotų, nori kito ir čia kiekvienam savo. Beje, žinau, kad mes čia apie NBA norim šnekėti, bet aš nebuvau pasiruošęs, kaip mane užknis tos reklaminės pertraukėlės rungtynių metu pasaulio čempionato.
Jie tiesiog padarė 4 kėlinukus. Jie padarė 4 kėlinukus futbolo rungtynėse, kad iššautų daugiau reklamų. Jo. Mačiau, kad ispanai kažkurie, nes dabar Twitteris turi tą funkciją, kad tau verčia automatiškai iš kitų kalbų į tavo naudojamą kalbą, žinai. Kad ispanai rašė, kažkas, žinai, pastebėjo, kur neatsimenu, kurios buvo rungtynės, bet kad tipo 17 minutę kažkuris iš žaidėjų patiria traumą. Visi nueina žaidėjai atsigert, pašnekėti su treneriais per tą laiką. Temperatūra yra +20. Stadione yra +20. Ir už 5 minučių mes stabdom žaidimą, nes reikia žaidėjams pailsėti, nes čia yra vardan žaidėjų sveikatos. Ir beje, yra vienas kanalas, kuris labai išdidžiai tweetina, kad nu, tipo, mes šnekėjom su Mykolu transliacijų režisierium čia kažkada grįždami, kad sako, o ar tikrai visi būtinai rodo reklamas, žinai, per tas pertraukėlės? Sako, nu, turbūt yra numatyta, nes yra ten ir tų čempionato rėmėjų reklamų, kurios yra tos čempionatinės reklamos, bet yra ne tik tokios. Bet yra vienas kanalas, kuris išdidžiai rašo ir skelbėsi, kad mes nerodom, nes futbole mes ir turime, mes rodom tuos žaidėjus, ką jie daro tuo metu, ką jie šneka su tais, tai kokia ta nuotaika yra, nu tu negali iškirpti, žodžiu, tų epizodų iš rungtynių, kad ir kas, jeigu tai ir yra pauzė. Tas kanalas, I shit you not, yra Telemundo. Jeigu turit kažkokią galimybę įsijungti Telemundo, tai per Telemundo jūs galite žiūrėti su ispanakalbiais komentatoriais ir be jokių reklamų rungtynių vidury. Aš mačiau tą tweetą Telemundo, bet aš kaip suprantu, kad jie yra kažkuria prasme nacionalinis transliuotojas, tai nu, kaip ir panašiai. Jie tiesiog, galbūt net tų reklamų ir nelabai gali rodyti, aišku, ten yra, žinai, skirtingi nuostatai, pavyzdžiui, tu negali rodyti reklamų, bet gali rodyti rėmėją renginio ir taip toliau, ir čia FIFA stengiasi su to žaisti. Telemundo is an American Spanish language terrestrial television network owned by NBC Universal. Jie nėra. Meksikos nacionalinis transliuotojas. Patikėjau interneto komentarais, dėkui, kad mane pafakčekinai. Jo, bet kažką dar norėjau šitą temą pasakyti. Jo, jaučiuosi labai kvailas, nes kai prasidėjo šitas tipo water breaks, aš neatsimenu, kada, ar čia buvo per COVID, kai nusitęsė į vasarą tas futbolo čempionatai ir ten tikrai prie didelių karščių buvo žaidimas. Aš galvoju, jo, gerai, nu, tegul pasilsi žaidėjai. Taip, Premier lygai buvo šitas prasidėjo. Ir aš nesupratau, kad čia yra tipo, tiesiog pasinaudota galimybė normalizuoti kažką. Ir aš garantuoju, kad mes turėsim VAR peržiūros už kelių, ta prasme dabar dar padidino VAR peržiūros skaičių, kad mes turėsim VAR peržiūros už metų kitų, per kurias irgi bus įkišamos reklamos, kad dabar mes pažiūrėsim reklamą ir paskui mes pristatysim. Po reklamos turėsim sprendimą. Taip, 100% tai bus ir aš jau dabar tiesiog jaučiuosi kažkoks pienius, žinai, kuris tipo futbolas miršta, tiesiog kaip reginys, kaip spektaklis, kur yra 2 veiksmai, kur yra ta perdara, tai yra toks nu, operos ar dramos, pats visas konceptas, jis toks 100-mečių senumo ir tuo jisai ir skiriasi nuo visų, nu, su dažnom pertraukėlėm sportų, pats stebėjimo pojūtis yra kitas ir ta visa tiekmė, tempas, viskas yra tokie specifiniai, tokie unikalūs ir tokie, nu, daliai žmonių visiškai nepakenčiami, nes čia kas čia vyksta, čia nieko nevyksta, čia viskas taip ištesta. Jeigu tu turi tą estetinį pasimėgavimo jausmą, sakykime, užčiuopęs futbolo būtent tokio, tai kas vyksta dabar, visiškai tą naikina, drasko ir žinau, kad čia kartais pasimėtom tom F-bombom, bet fuck Giannis Infantino ir visa dabartinė FIFA ir, nu, tai yra baisu, kas vyksta ir košmaras. Krepšinio podcastas, ponios ir ponai, mes manau, kad jau galime eiti prie lemiamų 5 serijos rungtynių, keltis į San Antonijų. Beje, labai įdomu, kad Taip? Aš tiesiog, čia gal nelabai gerai įsitarpiau, nes tiesiog, nu, kadangi čia pereidam taip nuo peržiūrų prie krepšinio atgal, tai ką norėjau pasakyti ir kaip mes galim pereiti galbūt irgi prie tų 5 rungtynių, tai yra, kad aš iki šiol nebuvau matęs, kad peržiūros taip stipriai padarytų įtaką rungtynių eigai ir trenerio iššūkiai, kaip tai padarė šitoj serijoje,
nes 4 ir 5 rungtynėse buvo, suskaičiau 3 epizodus, kur buvo kažkokios vienokios ir kitokios Karlo Anthony Towns ir Viktoro Wembanyamos dvikovos, kuriuose iš pradžių buvo baudos sušiptos Viktorui Wembanyamai, Spursai užchallengino ir visas baudas buvo pakeistas Karlui Anthony Townsui. Ir Karlas Anthony Townsas tokiu būdu tiek 4, tiek 5 rungtynėse turėjo foul trouble. 1 rungtynėse jis išsiėmė pačioj pradžioj. Tai yra 4 rungtynėse jis išsiėmė pačioj pradžioj. 5 rungtynėse jo įtaka irgi buvo apribota, bet tiesiog... 3 galimybę pačioj pradžioj 4. Jo. Aš turbūt neatsimenu, kad taip strategiškai ir teisingai naudojamos trenerio peržiūros turėtų tokią didžiulę įtaką serijai rungtynėms. Aš tai labai džiaugiuosi, kad tai buvo, nes Mitchellas Robinsonas turėjo savo momentą ir ta prasme, kaip smagu, kad čia, aišku, kaip nors pažadu po savo šitos trydo sugrįšiu į tai, ką tu pasakėjai apie peržiūras, bet man labai smagu, kad Knicksų šita komanda 6-7 žaidėjai yra, kur tu gali įvardinti kiekvieną momentą šitam finale, kuris prisidėjo prie pergalės. Ar tai yra Harto atkovotų kamuolių Deniso Rodmano įsikūnijimas pirmose rungtynėse. Ar tai yra Mikaelo Bridgeso Brooklyno Nets reinkarnacija antrosiose rungtynėse, kai būtent ir Townsas ir Brunsonas sėdėjo ant suolo vienu metu. Take notes, Mitch Johnson. Ta prasme, galima tausoti lyderius, pasitikėti kitais talentingais savo komandos krepšininkais ir išplaukti tam tikras minutės. OG Anunoby mes jau apšnekėjom, Jayleną Brunsoną dar apšnekėsim. Karlas Anthony Townsas pirmose 2 rungtynėse buvo pretendentas finalo MVP laimėti. Landry Shametas. Jose Alvarado. Taip, Jose Alvarado 2 rungtynėse uždaromosiuose 5 žaidė, vienose tai tikrai išprovokavo svarbią pražangą, po kurios Jaylenas Brunsonas galėjo ramiai išsimesti netaiklų metimą ir OG Anunoby atkovoti. Tada Landry Shametas iš viso ištrauktas iš niekur. Sniperis, kuris teoriškai turėtų prastai gintis, šiauriai gerai gynėsi visos serijos metu, užmėtė clutch tritaškių, įleido į paskutinę ataką 4 rungtynių ir visas Spurs gynyba griūna, nuo ko čia dabar Wembanyamai atsitraukti, nėra nuo ko atsitraukti, tai tada OG paliekam, visą kitą jau apšnekėjom. Net ir šitas Clarksonas, jeigu pralaimėjo tas rungtynės, bet buvo 3 rungtynėse išmestas toks Filipinų Jordano Clarksono tritaškis, kuris įkrito, labai, labai smagu buvo. Matau, kad Arielis Hukparty žaidė. Šiaip Party žaidė. Bet ten iš reikalo labai jau buvo, ten žiauriai iš reikalo. Jo, tai žodžiu, šaunus Knicksai. Ir iš tiesų Maikas Braunas, jo ikoniškiausi momentai irgi buvo tie iššūkiai, kuriuos jis susitaupė, kuriuos jis paėmė ir kurie bent 2 rungtynes tikrai pakeitė lemiamą metu. Sakiau, kad sugrįšiu. Dabar, žinai, tos asociacijos jau čia mėtosi per visur, bet aš tik tai norėjau dar atkreipdėmėsi, kad, jeigu teisingai dabar viską sužiūrėjau čia, tai Mitchellas Robinsonas ir Pakomas Dadie yra vieninteliai 2 Knicksų draftuoti krepšininkai, kurie tapo čempionais šitam sezone. O tai Tyleris Kolekas? Kolekas yra undrafted? Undrafted, ar ne? Ne? Ok, gerai. Tiesiog atsidariau Knicksų atliktus šaukimus, Basketball Reference. Portlandas pašaukė Tylerį Koleką 34 šaukimu, bet čia gali būti ir tos situacijos, kur, žinai, tai buvo Portlando šaukimas, bet jis jau priklausė Knicksam. Man atrodo, net Tyleris Kolekas nežino, kas iš tiesų pašaukė. Ne, jis buvo pašauktas Blazerių ir išmainytas į Knicksus už Danielį Diazą ir dar 3 antro rato šaukimus. Šiaip gali būti, kad nežinojo, nes jisai koledže kažkodėl apie jį būdavo bairis, kad jisai nemoka skaityti. Jo, tipo, kad Tyler Cole can't read. Čia kaip Juozas Olek can't read. Jo. Rimuojasi todėl tiesa. Jo. Ir negali skaityti, ir gali read daryti. Tai, taip sakant, can't read. Šiuo atveju Tyler Kolek on Instagram, I can read. Jo, ir jis ten gal įsikėlė video, kur skaito, jo. Bet šiaip gana
kuris baigė universitetą, bet aš negaliu garantuoti, kad tai nėra su AI generuotas. Jis įsikėlė video, kur jisai skaito. Ne, gal ir įsikėlė video, kur skaitau, aš matau postą, kur jisai tiesiog baigė universitetą. Kiek tai turėjo, iki ko tai turėjo nueiti? Ne, aš manau... Įsikelti video, kad tu užsiriši batus pats, žinai, nes visi iki tiek iš tavęs šaipės, kad tu turi įrodyti, kad ne, hebra, aš pats, Ne, jisai va, tiesiog yra pakankamai... For all you haters! Ir išiesi batus. Aš nemanau, kad čia buvo mintis, jisai tiesiog yra toks pakankamai linksmų plaučių čuvakas, tai jisai, manau, gerai. pasijuokia labiau šitą mairį. Wow, bet neįtikėtina. Jo. Tai ką, 100-700... Atsiprašau, tu turi būti linksmų polaučių, kai antrose rungtynėse Jalenui Brunsonui gavus traumą ir kuriuose jis sugrįžo paskui, Mike'as Brownas spaudos konferencijos metu sako, aš jau galvojau, kad man reikės Tylerį Kauleką leisti aikštę. Tai kas tau belieka, kai apie tave treneris kalba kaip apie kažkokią atsarginį ratą, kuris niekada nepatikrintas ir tu net nežinai, ar tinka tavo automobilį. Kaip žinai, kur tau padovanojo ten 100-dienio progą įrėminta po stiklu cigaretę su vienu degtuku ir su ten ekstra atveju išdaužti. Ir kur tu dar turi iki po šiai dienai tos 20 metų, tai va Tyleris Kaulekas yra atitikmuo tos 20 metų senumo cigaretės, kur tu negali būti garantuotas, kad tas degtukas dar gali įsižiebti, kad ta cigaretė dar yra, taip sakant, naudotina, bet jinai yra ant tavo atsarginių žaidėjų suolo. Žodžiu, 107-106 Knicksai laimi tas rungtynes, per kurių ilgąją pertrauką Wu-Tang Clan išeina ir Method Manas šaukia Knicks in 5 ir labai yra nerealu, kad Knicksai nuo tada, kai atsiliko 1-2 nuo Atlantos Hawks, pralašė vienas rungtynės per visus playoffus. Tas, į kurias atsirioglino Donaldas Trumpas, tai vienintelis pralaimėjimas Knicksų nuo tos akimirkos buvo būtent tada. Ir žinoma, 94-90 Game 5. Vieną dar turiu tokį beveik off topic, bet truputėlį on topic, mano tas bičiulis, su kuriuo vakar susitikom, kuris, kaip sakiau, visą gyvenimą serga už Knicks. Sakė, 94-90. Čia ne tas rezultatas, kuriuo lietuviai 2-4 prieš JAV laimėjo. Ir jis išsigūglino staigiai ir sakė, 94-90. Tai linkėjimai dar sykį tau dariau už tokį pastabumą ir įsimintinumą. Ir žinoma, 5 rungtynės ir net nežinau, kurio iš jūsų čia dabar ko paklaust, kokių įspūdžių, bet kas jums įsiminė labiausiai? Aš turiu video, kur Joshas Hartas liepia Tyleriui Kaulekui skaityti. Norit pažiūrėti? Aišku. Toj pala. Šito gal neužkopiraitins. Jo, toj pala sekundė. Gerai, taip. Per tą laiką tuomet, kol tu sudėsi. Jau viskas, gerai. Tyler, what's up, bro? How we doing? And for everyone that wanted to know, we're going to have Tyler read just one sentence from this cosmic calendar, using astrology to get in sync with your best life. Where'd you get that? Wow. Okay, could you just read the first line, just to prove to people that you can read? I'm more into picture books. But... Wow, not helping this case. Which one? This one right here? Yeah, just maybe like the first couple sentences. Astrology is not a science. Okay, that's the first sentence. What's the next one? Astrology is not a religion. Preach on. That word's tough. Astrology is a calendar. Boom. He can read. Wow. Bet ta knyga... Užėdėti nesankcionuotus rėmėjus. Tie pirmi sakiniai tos knygos iškart skamba kaip kultas. Iš karto. Čia nėra religija, čia nėra mokslas, čia yra mūsų gyvenimas. Iš karto bėkit nuo tokių žmonių, kurie kreipiasi į jūs va tokiais žodžiais ir bando kažką bėkit lauk, čia yra kultas, iš jūsų išsirps viską, ką jūs turite. Mykolas tiesiog pabėgo nuo mūsų. Tai. Mykolas, tiesiog viskas. Astrologija jį įtraukė į save. Grįžo. Tai va, klausyk, tos 5 rungtynės. Turėjau čia visokius notesus, žymėjausi savo, kad viską atsiminčiau.
kokie buvo tie įspūdingiausi dalykai, žinai. Sakykime, dar pirmam kėlinukė, ne tiek apie žaidimą, kiek apie patį faktorių. Tu žiūri į tą Sparsų areną, kurioje gal 1% yra Knicks fanų ir tu suvoki, kad, žinai, kai žaidžia Lakers bet kur, bet kurioje arenoje išvykoje, Lakers fanų irgi būna pilna visur, nes tiesiog yra daug žmonių iš Los Andželo, yra daug šiaip Lakers fanų. New Yorkas yra didžiausias miestas. New Yorkiečių irgi visur yra pilna. Ir tai, va tie away fanai New Yorko Knicks NBA arenose irgi yra miegantis milžinas, kurio mes nematydavom taip ryškiai, tai nebuvo taip įprasta. Tu matydavai, aišku, pavienių kažkur, bet ne tokias mases, kokias mes tikrai matysim jau kitais metais. Ir va tas užknisančio Knicks fano portretas, kurį tikrai turi užknisantys Lakers fanai su Lakers ir taip toliau. Tai irgi pareina ir tikrai jie taps, sakykime, labai, labai nemėgstamų porūšių Jungtinėse Amerikos valstijose jau kitam sezone. Bet irgi nuostabu, kaip šitiek metų tiesiog tai buvo toks potencialas, kurio komanda taip nesugebėjo išnaudoti su savo siaubingais sezonais ir kaip dabar taip neabejoju, kad atsirakins, artimiausiams keletui metų. Ką žinau apie tos fanus dabar kalbėt, turbūt reikia Gal tada ir nekalbam. primint, kad ir šiaip šlykštus vaizdai iš New Yorko iš tiesų po kiekvienų rungtynių. Tas visas abusinimas, aš nežinau, ar dėl to, kad kažkaip nesinchronizuotai viskas vyksta, pavyzdžiui, kaip Saint-Germain fanai Paryžių siaubė, man ten tokios tiesiog paprastos riaušės, europietiškos, tokios, kurias mes pratę matyti, žinai, ten išdaužė langą kažką, toksai kažkaip viskas nesvetimkūniška atrodo, o čia kaip Sosnovskio barštis kažkoks, supranti, ten tipo paėmė, jis taika, mes laimėjom, reikia daužyti šitą autobusą, daužau šitą autobusą, žinai, tu toksai kažkoks, nežinau, man visiškai, netinka, žinai, jo, tai dėl to tai atrodo dar blogiau. Aišku, nejuokaujant, tai tie visi vaizdai šią pasmerkčiau, jeigu kažkokios įtakos turėtų, neturi jokios tai įtakos, tai tiesiog šlykščiai atrodo, kai ten tie Spurs fanai praeidinėja, ten bando juos padegt kažkas ir taip toliau, ir tas daroma visiems su tokiu kažkokiu, visi su telefonais, Europoje, kai ultros daro šlykščius dalykus, tai ten gal vienas tik tai filmuoja, ta prasme, kad ten kažkokį video padaryta. Jeigu yra ultros, tai tikrai nefilmuoja niekas, tai yra, tiesiog yra pats principas, žinai, kad, kažkaip tie video atsiranda. Nežinotų, kas tu toks, tai tie video atsiranda iš CCTV ir taip toliau, tarsi, jiegi ne patys filmuoja ir juos kelia, tai ne. O čia yra būtent, va tas bullying, žinai, culture ir va tas mobilių telefonų filmavimo, kaip mes šitos Sparsų fanus dabar čia, žinai, paniekinsim. Jo, vaizdai tikrai buvo bjaurūs. Ir visi, tiesiog atrodo, tuo telefonu tu prisidengi nuo to, ką tu pats darai. Tiesiog taip atrodo, kad žmonės pastato telefą, priešais telefą žmogų, kurį abusina, ar tai objektą, kurį greuna ir už to telefą save. Ir tada kažkaip, bet čia bendrai tie visi pranksteriai, streameriai ir taip toliau ta kultūra, su kuria aš nesu labai gerai susipažinęs, tai nenoriu gal per daug plėstis, bet tenka tiesiog per tokius masinius įvykius gal kažkiek labiau susidurdžinai su to, kas vyksta už tavo to burbulo, kurį tu įpratęs stebėti. Ir tas vaizdas šlykštus labai buvo jo. Bet gal pereikim tuomet šitaip. Už burbulo vyko ir visas Knicksų puolimas beveik 2 kėlinukus. Už burbulo, nes likus 4 minutėm 44 sekundėm Jalenas Brunsonas pataikė tai, kas buvo nurodyta play-by-play'uje kaip 10-foot jumper, kas techniškai buvo taškai baudos aikštelėje, nors tai buvo jau toks ant baudos aikštelės krašto, bet kai Hartas prasiveržė į baudos aikštelę ir su Foxo nesportinė pražanga likus 1 minutė ir 18 sekundžių pelnė taškus greitoje atakui, tai buvo pirmi New Yorko Knicksų taškai baudos aikštelėje tose rungtynėse. Tiksliau, taškai iš po krepšio, kadangi tas minėtas Brunsono metimas kvalifikavosi kaip taškai baudos aikštelėje. Tai sunkiai įtikėtina buvo matyti tą, sakykime, visą įbauginimo faktorių, kurį turi Viktoras Wembanyama, bet net ir jam nesant aikštėje, vis tiek ta baudos aikštelė buvo kažkoks grindys yra lava
Niksų puolime, kur tu tiesiog tu stengiasi visiškai net tenai nesirodyti. Ir buvo neįtikėtina, kad jie vis viena tose rungtynėse laikėsi, susimesdami savo tolimus metimus. Ir po 2 kėlinukų tas rezultatas buvo pasižymėjau tik tai tiek, kad jis buvo mažesnis negu Lietkabelio ir Neptūno rungtynėse tą pačią dieną. Tiesiog taškų surinko Panevėžyje Neptūnas ir Lietkabelis daugiau. Ir nepaisant viso to, ką aš minėjau, field goals pataikymas buvo Niksų 13 iš kem 4, Sparsų 15 iš kem 4. Ir kai atrodė, kad tu padarei viską, tu kontroliavai tą žaidimo eigą, tu po krepšinį įsileidai absoliučiai nieko, tu žaidži įspūdingas gynybinės rungtynes, rezultatas vis tiek yra apylygis ir galų galiausiai būtent pirmoje rungtynių pusėje tu vis tiek pataikai tik tai 2 metimais daugiau. Tai va ta visa rungtynių dinamika, sakau, buvo ir įdomu stebėti ir žiūrėti, kur tu matai, kad Sparsai pirmauja, bet tu žinai visą kontekstą ir galvoji, tai kada Niksai jau perlauš šitas rungtynes. Ir žiūrėdamas tu nejautai niekada, kad Sparsai turi plus 12, nes jau yra ta reputacija, sakykime, per 2 sezonus atkrintamosiuose, kad Niksai, jeigu turi minus 20, tai jie sako, we got them where we want them. Ir kad vis viena ta banga pareis ir, sakykime, ir tą deficitą panaikins. Tai, nežinau, Pauliau, kaip tau atrodė, kas vyko tose rungtynėse? Velnės, aš vėl suplojau rankomis ir dabar ta kamera mane persekioja, bet, žiūrėk, gal ir, puikiai. Negaliu kaip juokinga. Tai, Pauliau, kas tavo akimis tose rungtynėse buvo? Ar kitokio negu likusių serijoje? Ar kažko, kas būtent tau labiausiai traukia akį? Ar turi kažkokius užrašuose kažką pasižymėto didžiosiomis raidėmis arba paboldinto? Galbūt kelias dalykus turiu. Jo, tai pirmas dalykas, kas buvo gana, aišku, tiek 4. tiek 5. rungtynėse, kad Niksai rungtynių pradžioje visai norėjo eiti ir puolimą kurti per Karl Anthony Townsą. Ir kai jisai prisirinko baudų, tai šitas dalykas iš karto taip pakankamai stipriai pagriuvo. Šiaip apskritai visoje šitoje serijoje ir visose šitose playoffuose Niksai tiesiog, sakyčiau, kai kurie jų žaidėjai gana netvariai gerai pataikė tritaškius, ne? Tai pavyzdžiui, visą laiką viena iš tų priežasčių, kodėl Niksai vis pastoviai sugrįžta, yra todėl, kad koks OG Adanobi pasiema 6 ar 7 tritaškius įmeta. Kas, žinai, yra all fun and games, kol tau krento, bet kai tau krist nepradeda, tai turi tokius kėlinius, kur pataikai, tai yra čia pusės gal labiau, kur pataikai 13 metimų iš 44. Visos šitos serijos metu galbūt ne visos, bet kokios 70% šitos serijos, aš apie ką kalbėjau ir praeitam podcast'e, Jaylenas Brunsonas žaidė žemiau savo galimybių, bet galiausiai jisai tapo to faktoriumi, kuris visgi 5 rungtynėse nulėmė šitos serijos baigti ir tai, kad šita serija pasibaigė jau po 5 rungtynių, nes tiesiog kiek jisai sumetė praktiškai pusę taškų New Yorko Knicks tose rungtynėse, tai čia yra tiesiog, jau šito vietoje nepaneigiama šito žaidėjo svarba ir įtaka 5 NBA finalo rungtynėse. Man galbūt vienintelis dalykas, kas stebino, tai kad šitą seriją Sparsai pradėjo gindamiesi labai agresyviai prieš Jayleną Brunsoną. Ir sakyčiau, kai kurios rungtynėse jie truputėlį perspausdavo, nes Jayleno Brunsono žaidimas galbūt nebūdavo vertas tokios agresyvios gynybos, jo labiau, kad iš praeitos serijos, kurie gynėsi prieš Gilgeous Alexanderį, kuris, nepaisant to, kad Niksai laimėjo, mano supratimu, vis tiek yra geresnis žaidėjas už Jayleno Brunsoną. Jie jau net toje serijoje gavo tą pamoką, kad visgi gal mes galim prieš jį gintis tiesiog paprastais switchais. Mes turim daug aukštų žaidėjų, mes turim Kesslą, turim Champagne'į, turim Harperį, turim Vaselą, kurie visi gali išsikeitinėti ant to pagrindinio priešininkų puolimo variklio perimetre. Jie, sakyčiau, 1-2 rungtynėse su to perspaudė, bet kai Jaylenas Brunsonas iš tikrųjų 5 rungtynėse pirmą kartą taip rimtai pasikūrė, jų ta gynyba, nežinau, tokia, jie taip ir nepabandė padaryti taip, kad kažkas jos kitas įveiktų. Jaylenas Brunsonas kaip žaidė 1 prieš 1, taip jisai ir tvarkėsi ten 4 kėlinyje, jisai sumetė tiek taškų, kiek jam reikėjo. Ir tiek taškų tam, kad Niksai taptų NBA čempionais 5 NBA finalo rungtynėse, tai čia gal irgi šiek tiek užbėgant įvykiams už akių, čia aišku tas
recency bias po šito buvo labai sunku turbūt Jalenui Brunsonui neduoti finalą MVP, bet iš tikrųjų, kaip taip viskas sudėdė, tai gana toks sunkus sprendimas, nes realiai pirmos 2 rungtynės tai buvo visiškai Karl Anthony Townso dominuotas, po jų atrodo, kad jis yra kaip akivaizdus pasirinkimas gauti finalą MVP, tada kažkaip po 4 rungtynių tada dėdė visą tą OG Anunoby įtaką, kurią šitai serijai turėjo, blemą, gal jisai finalą MVP galėtų būti. Ir tada Jalenas Brunsonas taip iššauna ir galiausiai jis gavo tą finalą MVP, tai jo, tokios mintis būtų. Net nudelbėjai akis Mykolai, lyg būtum išgirdęs kažką labai, labai nostalgiško ar liūdno. Aš matau tiesiog, kad mano kompiuteris jau sako, kad man per sunku, nepasiruošęs finalams yra, žodžiu, bet tu negali neduoti finalo MVP žaidėjui, kuris 6 rungtynėse 45 taškus pelno. 5, jo, ta prasme, lemiamose, jo. Kažkodėl man 6 siejasi su tuo. Ten ir, žinai, Karlui Anthony Townsui, niekaip neduosi, nes, kai tu išsibauduoji 6 rungtynės ar 5 rungtynės ar čia teisėjų, sąmokslas ar kieno, bet kuriuo atveju. O OG Anunoby irgi nebuvo išskirtinis, sakykime, kai kuriuose kitose rungtynėse, tai čia didelių klausimų turbūt ir nebebuvo niekam. Jo. Ir čia, žinai, dar buvo tas, apie ką ir kalbėjom, kad visi turėjo savo epizodus. Visi šitoj serijoje, kur tu berods Mykolai, kai bent 6 žaidėjai turėjo savo kažkokį, kur raktinį momentą labai stipriai prisidėjusi prie pergalės. Ir beje, tas gal ir neišlaikomas tritaškių taiklumas, kurio pasižymėjo Knicksai dažnai šitoj serijoje ir šiaip šitose atkrintamosiose, šitose beje rungtynėse 12 iš 37, 32%, tai nieko tokio labai stebuklingo anaip tol, bet atrodo, kad jie ką ir turėjo Maikas Braunas, kad sugebėjo visą laiką atrasti tą karštą žmogų. Atrasti, kam, jeigu tu matai, kad kažkuriam neina, tu nelieki prie to paties, tu turi tą lankstumą, tu labai gerai pajauti, kuris šiandien gali išsimesti 9 tritaškius, iš kurių ten bent kokie 5 bus taiklus. Tai šitas, tas game management, tas rungtynių valdymas iš tos pusės, kad tu labai pajauti, kurio žaidėjo diena šiandien yra, buvo labai nuostabus man bent jau Maiko Brauno bruožas šitoj serijoje ir palikęs tikrai didelį įspūdį. Plus Jalenas Brunsonas visgi turi tą tokią savybę, kad ir kaip jį spaustų 1-1 žaidžiantis gynėjai, tai jisai kažkokiu būdu vis tiek jam sugrįžta tas kamuolys į jo rankas ir jisai sugeba bent kažkokį tą metimą susirasti. Aš kaip sakiau, čia yra vienas iš tų pagrindinių dalykų, dėl ko aš gerbiu Jaleną Brunsoną, tai yra dėl to, kad jisai ypač tokiose sudėtingose ir didžiulės vertės rungtynėse, jisai išeina iš aikštės išsituštinęs apkabą. Ta prasme, jisai nepalieka jokių... Tu sakei išsituštinęs. Jisai nepalieka jokių interpretacijų visiškai. Ar jisai galėjo daugiau, mes ne, jisai tiesiog meta ir viskas. Tai galbūt vienas kitos rungtynės buvo, kur to puolimo per Jaleną Brunsoną buvo per daug, bet galų galiai jisai vis tiek tarė savo žodį 5 rungtynėse. Vienas iš sakinių klausiau, ar esi kažką pasižymėjęs didžiosiomis ar panašiai, tai ketvirto kėlinuko užsirašiau tik tai 2 sakinius. Pirmas sakinys buvo mažosiomis, Townsas grįžta 4 pradžioje ir iškart meta kamuolį į užribį, ir kitas sakinys buvo didžiosiomis Mitchell goddamn Robinson. Nes tas atkovotas kamuolys puolime, irgi dar vienas žaidėjas, kuris turėjo savo epizodą, kuris nenuginčiamai stipriai prisidėjo prie laimėtos serijos ir sakau, tiek daug, turėti tokią komandą, kur tu nesakytum, kad, gerai, mes turim Brunsono 45 taškus ir mes jau kaip ir apie tai kalbėjom, bet vis viena tą dar noris dar kartą pabrėžti, kad, tai tikrai buvo labai komandinė pergalė, labai galų gale tai buvo pergalė visiškai kitokiam komandos komplektacijos modeliui. Mes turėjom dažnai susidraftuoti, turi savo žaidėjus, juos užsiauginti, apsistatyti aplinkui ir tada tu būsi neįveikiamas. Tada turėjom, susirink laisvus agentus, pasistatyti kažkokią super komandą, tada tu būsi neįveikiamas. Knicksai, taip, jie turėjo Jaleną Brunsoną, bet niekas jam atvykstant į New Yorką nesakė, kad dabar jie bus
rimti pretendentai į žiedus, nes jie pasirašė kontraktą su Jalenu Brunsonu, jie neturėjo savo kažkokių ypatingų draftuotų žaidėjų, bet mainai atlikti ir sudėlioti po vieną tą detalę. Aš neatsimenu turbūt kitos tokios komandos, pastaraisiais metais, kuri būtent tokiu būdu Raptors. būtų... Raptors vis tiek turėjo. Raptors turėjo savo šūsnį žaidėjų. Savo undrafted šūsnį žaidėjų su Siakamai, su Van Vlytais. Jie buvo pirma komanda, kuri išnaudojo G lygą ir iš kurios tikrai pasidarė rotacijos žaidėjus, kaip čia pasakyti, susikūrė savo rotacijos žaidėjus. DeRozan, aišku, jo jau nebebuvo, bet Lauri, Leonardas, Gasolis, Ibaka, visi buvo išsimainyti žaidėjai, bet galų gale Leonardas vis viena buvo super žvaigždė, kurios mainus tu atlikai. Niksai neišsimainė nieko, į Keviną Durantą ar Janį Antetokounmpo. Tai, sakau, tiesiog tas unikalus, šiam kontekstui pastarųjų metų Leono Rauso modelis yra irgi kažkas, ką turbūt analizuos dabar kitų komandų vadovai. Ir čia, dar yra momentas, kur, vėlgi, dedami yra stabdžiai ant to, kad finansinė nelygybė, čia dideli marketai nelaimėtų, bet realiai vėl mes matom, kad išlošia komandos, kurios turi daug pinigų ir kurios gali sau leisti mokėti daug, nes dėl ko Karlas Anthony Townsas atsidūrė New York'e, ne dėl to, kad Julius Randlas yra geresnis krepšininkas ar Donte DiVincenzo už jį, o dėl to, kad jo kontraktas Minnesotos Timberwolves komandai būtų buvę suparalyžiuoti, jo Gobero ir Edwardso jie nebūtų galėję išlaikyti. Ta prasme, nes būtų reikėję tą second apron mokėti ir taip toliau. Knicksai sako, gerai, mes galim savo turėti žaidėją po klaustuku turiu omeny dėl jo statuso kaip superžvaigždės su tokiu kontraktu, nes mes esam Knicksai, mes galim mokėti, mes pirmieji mokėjom tokiems žaidėjams beprotiškus pinigus, tai mes galim ir dabar mokėti. Bet jie turėjo lankstumą, kuris jiems leido atlikti tuos mainus. Jie turėjo galų gale ir priimti tą sprendimą ir surizikuoti su tokiais mainais. Taip, Brunsonas padarė savo. Brunsonas jau paskui padarė šitą dalyką, bet ir dėl Brunsono kontrakto irgi dar norėsiu pašnekėti, bet tiesiog kitos komandos, ta prasme, nežinau, kokį pavyzdį, tie patys Denverio Nuggets, jie neimtų tiksinčios bombos kontrakto, tokio, koks yra Karlas Anthony Townsas, kuris gali suparalyžiuoti tiesiog tavo komandą, jeigu jis nepasiteisins. Arba tu imi didesnį statusą, arba tu atiduodi lygiavertį kažkokį didelį kontraktą vietoje to. Denveris ir kitaip jau susiparalyžiavę, tai čia aišku kita tema. Ir koks nors San Antonijus, tai irgi savo, galėjo, pagal šitą, aišku, tai yra kaip ir, kaip jos pavadė, nėra didelė rinka, bet tokia daug didesnė negu vidutinė rinka. Bet tu irgi atlikdamas kažkokius tokius mainus, tu pasiimi De'Aaroną Foxą. O čia tu pasiėmė Karlą Anthony Townsą, kas rizikos laipsniai gal ir yra panašus, bet kiek tau atitinka, kiek suveikia, kiek tai pasiteisina. Tai... Aš sakyčiau, kad mes vieną vertus galima nežiūrėti į tas mainų gražas, kurias gavo atitinkamai Sacramento Kings ir Minnesotos Timberwolves, bet kita vertus mes galim žiūrėti ir tai, kad San Antonijos Spurs jau yra padarę sprendimą dėl De'Aarono Foxo, nes yra iš viso du sprendimai, kuriuos jie turėjo padaryti. Pirmas yra padaryti tos pačius mainus, o kitas yra pratęsti kontraktą. Tai De'Aaronas Foxas dabar iki 2030 metų gaus vidutiniškai po 55 milijonus JAV dolerių į sezoną. Ir čia mes jau turim pirmą problemą. Šitoje komandai. Dar tokiu metu, kai Viktoras Wembanyama net nėra savo kontraktą pratęsęs. Tai čia yra pradžia. Čia reikės atsikratyti jo. Nežinau, šiaip šitą visą seriją. Bet juo atsikratyti bus beveik neįmanoma. Žinai, kas yra. Jeigu kažkam ir reikės į žaidėjo, jeigu kažkas keis, mums reikia atlikti mainus į žaidėjai. Ja Morantas yra jaunesnis, Ja Morantas, aišku, turi savo atitinkamą bagažą, jo kontraktas yra daug mažesnis negu De'Aarono Foxo ir nėra daug komandų, kurioms reikėtų į žaidėjo su tokiais pinigais. Ir realiai, tu jau dabar, jeigu tu bandysi išmainyti Foxą, tu jau būsi priverstas pridėti kažką pats, kad kažkas jį paimtų. Tai nebus situacija, kur tau kažkas kažką atiduos už De'Aarono Foxą, tu turėsi atiduoti kažką už tai, kad kiti De'Aarono Foxą iš tavęs paimtų. Jo, tu savai įsivarėjai kampą truputėlį.
Ir čia mes atsiduriam į tokią aklavietę, kur tiesiog palyginkime Foxą, kai jį pasiėmė Spursai, ir Brunsoną, kai jį pasiėmė Knicksai. Aš manau, Brunsonas visiems buvo, ir tuo metu kaip karštesnė prekė, nes čia buvo NBA vakarų konferencijos finalas, ta prasme, jau ten buvo tiesiog sudeginti tiltai dar prieš jį, su Jalenu Brunsonu iš Mavericks pusės, bet visiems tam, kad dabartiniam NBA tu sugebėtum laimėti, tu turi identifikuoti talentą, kada jo vertė nėra pačiame pike, nes jeigu ta vertė yra pačiame pike, tu permokėsi ir tada tu bus sunku susilipdyti aplinkui. Su Brunsonu Knicksam, ir pasisekė ir jie buvo šaltakraujiški šitų klausimų, jie pamatė žaidėją, kurį gali paimti geromis sąlygomis, gerų kontraktų jie jį pasiėmė. Jalenas Brunsonas pratęsė šią vasarą tą kontraktą ir mes apie jį jau kalbėjom tuo metu, kai pratęsė, bet ten tai, kad jis $111 milijonų paaukojo, tai yra tiesa tam tikra prasme, jis paaukojo 156, garantuotus milijonus dolerių, bet jisai, vis dėlto 111, ne 156, bet jisai pasirašė 4 metų kontraktą, prasitęsė 4 metams, jis dabar kitais metais jau galės atsišaukti savo žaidėjų opciją ir prasitęsti 5 metams ten didžiausių įmanomų kontraktų, tai jam, tiksliau, po kito sezono, tai jam reikia per kitą sezoną negauti traumas ir aš manau, kad ta auka galiausiai bus tapusi labai, labai geru tuo bet on myself. Čia kaip, aš dar ką norėčiau pridurti prie to talento identifikavimo, tai jo, tai yra viena dalis, bet kitas dalykas yra ta tokia bendra apskritai koncepcija angliškai, vadinama winning on the margins, tai yra laimint paraštėse lietuviškai, tai reiškia, kad tu sugebi pasirašyti ir surasti nuvertintų žaidėjus, kurie galbūt nėra tavo žvaigždės, bet kurie užpildo tavo rotaciją kokybiškai ir kurie yra labai pigus. Tai va, pavyzdžiui, mes jeigu pasižiūrėsim į Spursų tą patį payrollą, į Knicksų payrollą, tai mes turim tokius žaidėjus kaip Milesas McBride'as, 4,3 milijono, Jose Alvarado, 4,5 milijono, Landry Shametas 2,3 milijonai sezoną. Visi šitie žaidėjai vienaip ar kitaip prisidėjo prie to, kad New Yorko Knicks laimėtų titulą ir jie bendrai uždirba apie 10 milijonų per metus. Tai yra mažiau negu Spursai moka Kelly Olynykui šitam sezone. Ar jūs įsivaizduojat Kelly Olynyką bent kažkokiu būdu išeinanti ir padaranti kažkokią tai teigiamą įtaką NBA finale? Aš sakyčiau, kad ne. Aš norėjau apie tai pasakyti, kad kai prieš 6 rungtynes aš pamačiau Spursų Reddite, we should go big. Ir matau Wembanyamas ir Biyombo fotkę. Ir galvoju, ką? Ta prasme, jūs juokaujat? Žinai, nedamai teisingiau. Bet esmė yra tame, kad man atrodo, jog prieš šį sezoną San Antonijaus Spurs ir apie tai ir Wembanyamas šnekėjo ir ne tik jis, kad sako, mes dar nebuvom pasiruošę laimėti. Ir jie ir nesiruošė laimėti. Tu neimi ir Biyombo, ir Olynyko, tai yra žaidėjai tiesiog... Wembanyamas. Tai yra tiesiog žaidėjai, kurie pasiimti į sudėtį, nes mes kažką čia dar reikia pasiimti, kažkokių čia centrų, mes čia turim tų pinigų, mes čia dabar jauna komanda, visi, ta prasme, ir tada staiga Wembanyama yra toks geras, Harperis yra toks geras, Kesslas žaidžia irgi daug geriau negu buvo galima įsivaizduoti, tu turi realų šansą ir tu dabar žiūrėjai atgal į vasarą, į ėjimus, kuriuos tu galėjai, Dieve, Drew Holiday tą patį pasiimti, į Blazerį tiesiog pasiėmė. Eilė, žinai, variantų, kurie būtų... Faktas yra tas, kad Spursai taip stipriai viršijo savo lūkesčius, kad jų lūkesčiai buvo grįžti į playoffus šiais metais. Tai būtų pirmas grįžimas į playoffus po ilgesnės pertraukos. Ir jie tikrai patys nemanė, kad jie atsidurs finale ir dabar šitą vasarą jau turėtų būti daug agresyvesnė. Bet čia sakyčiau, yra galbūt irgi tam tikra požiūrio problema, ar ne, kad tu, jeigu nieko nesitikėjai daugiau prieš šitą sezoną patekti playoffus, nes mes turim suprast, kokioj unikalioj situacijoje yra šita komanda, ne? Nes jinai turi Viktorą Wembanyamą, jisai į kitą sezoną turbūt jau eis
kaip MVP favoritas laimėt. Aš spėju, kad kai mes žiūrėsim Top tas 3 priesezoninės, tikrai, top 3 lengvai, bet aš manau, kad kai mes žiūrėsim tas priesezoninės prognozes, Viktoras Wembanyama bus bookmakerių favoritas laimėt MVP. Aš taip spėju. Šitas žaidėjas yra ant savo rookie kontrakto. Tai čia yra, ta prasme, toks cheat kodas, kad, aš nežinau, ar tu gali teisinti jau tai, kad teisintis tuo, kad čia mes nesitikėjom laimėti ir 30% savo kepo atiduoti žaidėjams, kurie neturėjo absoliučiai jokių šansų, jokios įtakos turėti NBA finaluose. Ne? Nes, jeigu mes pasižiūrėsim į tos Spursų veteranus, aš kalbėjau apie žaidėjus, kurie New York'e bendrai sudėjus neuždirba turbūt ne 10 milijonų, gal kažkas apie 10 milijonų neskaičiavau, ir kurie buvo aktyvus ir naudingi rotacijos žaidėjai, tai aš dabar žiūriu į Spursų sudėtį, kuom jie užpildė ją. Bismakas Biyombo, Jordanas McLaughlinas, Harrisonas Barnesas yra trečias daugiausiai apmokamas žaidėjas šitoj komandai. Kelly Olynykas, Lindy Watersas, čia yra žaidėjai, 5 žaidėjai, kurie tiesiog užima vietą šitoj komandai. Čia jau įspūdingas sakinys. Lindy Waters yra kažkas tarp Muddy Waters ir Lindy Hopo. Kelia asociacija su bliuzu ir šokiu. Harrisonas Barnesas ir Kelly Olynykas kartu suvalgo 21% algų kepurę šitoj komandai. Tai įsivaizduokit, jeigu šitos 32 milijonus jūs būtumėt paskyrę kažkam produktyviam žaidėjui. Jau ir taip, kad jau žiūrint pagal tą faktą, kad Spursai jau su šita sudėtim turėjo laimėti iš tikrųjų šitą seriją, tai, nežinau, aš apskritai žiūriu šitą komandą be Juliano Champagny, jie ne vieno tokio tikrai gero ėjimo nepadarė, kaip aš sakau, on the margins. Ta prasme, tai yra žaidėja, kurį tu pasiemi ir kurį tu turi ant mažo kontrakto. Ir iš tikrųjų, čia apie ką ir Mykolas kalbėjo apie tai, kad čia galbūt... Atsiprašau, kaip Cavaliers su LeBronu. Pirmam stinte. Tiesiog tau nukrito LeBronas į ratą ir tu tada... Jo. Ir tu tada nieko nepastai. Aišku, ten Karlsas Buzeris nuo jų pabėgo, tai ten, aišku, ten labai irgi savotiškai istorija. Ten tai jau ne tik on the margins, žinai, čia kaip, nežinau, kaip Pelikanai su Anthony Davisu ir ten Tyreeku Evansu, Ryanu Andersonu, Eriku Gordonu. Čia ne on the margins, čia jau tie, kur lapo viduryje yra, o ne paraštėse. Bet tai va, tuo LeBrono atveju turbūt irgi tiesiog lapo viduryje buvo nupieštas LeBronas ir šalia Ilgauskas ir viskas. Tai... Kaligrafiškai išrašyta pirma raidė ir tada visą kitą. Bet raštu, ką aš norėjau apie Spursus pasakyti, tai yra tai, kad apskritai ta NBA istorija dėliojasi taip, kad mes, ir čia kažkaip labai taip neįtikėtinai tas sutampa, kad tie generaciniai krepšininkai, jie NBA atsiranda po 20 metų. 84 atėjo Michaelas Jordanas, 2003 atėjo LeBronas Jamesas, 23 atėjo Viktoras Wembanyama ir mes žiūrėdami atgal į LeBrono karjerą ir į Michaelo Jordano karjerą mes, pasižiūrėjom, pavyzdžiui, Michaelas Jordanas ar ne savo pike 6 titulus laimėjo, buvo neįveikiamos komandos lyderis. LeBronas Jamesas laimėjo mažiau, bet aš manau, kad tas pasiekimas, jog LeBrono komandos praeitam dešimtmetį žaidė visuose finaluose išskyrus vieną, jisai nėra pakankamai įvertintas, jisai dažnai yra laikomas prieš LeBroną, bet tai čia yra kažkas, kas nebus pakartota turbūt niekada istorijoje. Bet žmonės žiūrėdami atgal į šitos LeBrono pasiekimus ir Michaelo Jordano pasiekimus ir matydami Viktorą Wembanyamą kaip sekančią, aišku, labai skirtingą stilistiškai iteraciją tos generacinės superžvaigždės, žmonės galvoja, kad su Viktoru Wembanyama bus tas pats ir kad jisai nuolatos žais NBA finaluose. Tai ir turės galimybę laimėti ar tai 5 ar 6 titulus. Aš sakyčiau, kad tai nėra... Pavyzdžiui, tu irgi sakai, kad šitas pralaimėjimas yra jiems gerai, nes tai yra kažkoks kaip krikštas ugnimi, ar ne? Tai kažkas, ką... Žinai, Jasonas Tatumas buvo pakrikštytas ugnim 16 kartų. Nėra Viktoras. Tai
Aš bendrai konceptualiai turiu omeny, kad Sparsams kaip jaunai komandai, aš labai džiaugiuosi, kad jie patyrė šitą pralaimėjimą ir jie grįš alkanesni ir mes gausim dėl to geriau krepšinio ir džiaugiuosi, kad Knicksai, kurie patyrė tų pralaimėjimų gerokai daugiau prieš tai ir kiekvienas žaidėjas individualiai, apie ką aš nekėjau ankstesnėse tinklalaidėse, kad jie pasiėmė tą pergalę ir kad būtent bent jau taip atrodė, kad jų ta patirtis, tos žaizdos tie randai apsaugojo juos nuo to sugriuvimo šitam su sunkiausiais momentais NBA finalų. Aš tiesiog nesu toks drąsus, kad matydamas tuos beprotiškus skaičius, kuriuos demonstruoja Viktoras Wembanyama, lyginčiau jį su Jordanu ir Jamesu. Aš manau, kad aš tiesiog tas lyginimus pasilieku jau tada, kai jie būna verti to jau, įsivykdžiusios tos prognozės. Aš prognozuoti gal tiesiog nelabai drąsus esu, ypač apie tokio ūgio, tokių domenų krepšininkai, žinai, kas būtų iš vis dar vienas istorinis pasiekimas. Bet ką aš turbūt noriu pasakyti, kad Spursai, jie realiai šie ir kiti metai yra jų vos negeriausi šansai iš tikrųjų. Nes kitais metais dar nekikina Wembanyamos kontrakto pratęsimas. Aš manau, kad jie turės tikėtina mažiau tokių šansų, kaip jie turėjo šiemet, negu žmonės įsivaizduoja. Čia bendrai toks, aišku, labai abstrakti kategorija, čia kaip jau Mykolas mane kalautino. Tai, bet, tiesiog, aš esu tikras, kad jisai tikrai neturės tokio rano, kaip turėjo LeBronas. 9 finalai per 10 metų. Aš manau, kad tų finalų pasirodymų bus daug mažiau. Ir viena iš to priežasčių yra tiesiog, kad komandos formavimas pirma priežastis yra tie visi blogie ėjimai, kuriuos Spurs jau yra padarę su to pačiu Foxu. Manau, ten Keslo pratęsimas, jeigu jie ten brangiai pasirašys, tai irgi ten bus labai abejotinas kažkas, kas gali prieš jas atsisukti. Nes jau šią vasarą Viktoras Wembanyama gali tartis dėl ilgalaikio kontrakto su San Antonijos Spurs. Ta prasme, ten dėrybų nebus, ten nėra dėl ko dėrėtis iš tikrųjų. Jo, būtent, ką reiškia tartis? Jo, ten nėra tartis iš tikrųjų dėl ko. Jau šią vasarą gali pasirašyti. Tuo metu būsima didžiausia naujoko extensioną. Tas extensionas kikins 27-28 metų sezone. Ir reikia turėti omeny, kokio statuso žaidėjas yra Viktoras Wembanyama, jisai kitais metais gali laimėti MVP. Su to MVP ateitų dar papildomi bonusai ir tas jo kontraktas tada darytų dar didesnį įtaką algų kepuriai. Ateina 27 metai kokie, tu jau nebežinai, ar tu gali išlaikyti Julianą Šampenį. Tu nebežinai, ar tu gali išlaikyti Deviną Vaselą. Nes Devinas Vaselas irgi yra vienintelis tas žaidėjas, kuris yra prasitęsęs kontraktą. Žiūrėk, Pauliau, iš šitos perspektyvos žiūrint, kiek tu agresyviai bandytum išmesti De'Aarono Foxo kontraktą šią vasarą Spursų vietoj? Ta prasme, tu tam, kad tu jį agresyviai... Tu praktiškai turi savo visus padėti savo... Nes dabar niekada jo vertė De'Aarono Foxo nebuvo žemesnė negu yra dabar. Tai čia irgi, mano tas supratimas yra, kad tu turėtum bandyti pirkti pigiai ir parduoti brangiai. O čia gautųsi taip, kad tu nusipirkai labai brangiai ir pardavai pigiai. Sparsai, aišku... Nepirko labai brangiai. Kiek yra rizikos, kad tu po metų būsi priverstas tą prekę parduoti dar pigiau? Nes visi žinos, tarsi yra tas, žinai, kur yra, visi dabar žino, kad Bucksai turi išmainyti Janį. Ir niekas nesiūlo kažkokių milžiniškų dalykų, nes tiesiog visi žino. Jau tu nesi toj situacijai, tu tos situacijos nevaldai. Ir Spursai po metų turbūt bus dar blogesnė situacija iš tos pusės, kad visi sakys, skambina dėl Foxo, tai kiek man duosit? O ne ką aš duosiu jums, žinai. Tai vat iš šitos pusės man įdomus tas klausimas. Skaičiau komentarą apie Spurs fanų, kad visai sutiktų, bet čia aišku, žinai, karštakošiškas, kad išmest sezoną per tvorą ir tiesiog prieš sezoną kalbėti apie pasitikėjimą Fox'u, koks čia lyderis taip toliau, tada maksimaliai statpedint pirmoji sezono pusėje De'Aaroną Fox'ą ir tikėtis, kad kokie, nežinau, Charlotte's Hornets ar vėl Sacramento Kings ar kažkas, žinai, susigundęs jį pasiimti. Dabar tai aš manau, kad tu jo neatiduotum. Turbūt sakyčiau, atiduoti ir numesti kitą sezoną Spursam būtų kvailiausias pasirinkimas, kokį jie galėtų dabar padaryti, nes tai yra paskutinis Viktoro Wembanyamo sezonas su rookie kontraktu.
kuris tau suteikia tiesiog praktiškai beprecedentį lankstumą statant savo sudėtį. Tai kitais metais nukrenta tavo tie mano minėti tų kontraktai, Harrisono Barneso, Kelio Olynyko nebėra. Tai čia yra didelis pranašumas, tu turi ieškoti, pasirašyti, išsimanyti kažkokią žaidėją, kuris galėtų ateit padėti kitam sezonui laimėti. Nes ta prasme, jiems kitas sezonas yra... Algų kepuriai vietos jau tiesiog pasirašyti žaidėjus tai nebeturi. Čia jiems tiesiog nebereikės mokėti jiems. Ar turės? Nežinau, reikia pasižiūrėti, nes Man atrodo, kad jau nebe. Kitam sezonui didžiausi jų kontraktai yra Foxas ir Vaselas. Tai jiems atkrenta trečias ir penktas kontraktas didžiausiai atkrenta. Trečias kontraktas yra Keldonas Johnsonas. 17,5 milijonų. Čia yra dar vienas žaidėjas. Vembanyamos 16,9 ir toliau jau einam prie Dylano Harperio, Luko Korneto, Stefono Keslo. O jie pikų klausimų, jie savo tik turi, ar turi dar kažko iš senų gerų laikų? Šiaip yra geriausias ėjimas, turbūt, kurie jį padarė, tai yra, jie atidavė Robą Dillingemą už 24. Jo, jie turi neapsaugotą 32 metais jo. Čia yra vienas didžiausias. Turbūt kažką su šitais kontraktais, ten fake sign and trade, pridedi kontraktą, gali gauti kažkokį žaidėją, kad tu realizuotum tą langą, ką tu šiaip labai gerai išvelgiai. Teoriškai tu gali skambinti Minnesotai ir sakyti, tartis dėl to, kad tu jiems gali grąžinti jų šaukimą, jeigu jie pasiima Foxą. Aišku, čia, žinai, čia toks, preliminariai ir, taip sakant, reikia sužiūrėti, kaip tenai viskas atrodo ir ką Minnesota gali atiduoti, nes, kažkaip reikia vis tiek sukliuoti tuos pinigus. Bet be to dar 2027 unprotected Atlantos šaukimas priklauso San Antonijui. Dejounte Murray says hi. 2028 teisė apsikeisti su Bostonu pirmo rato šaukimais. Kas ką gali žinot, galbūt ir pasinaudos jie tą teisę. 2030 Dallaso arba Minnesotos more favorable šaukimas priklauso San Antonijui ir 2031 metų teisė apsikeisti šaukimais su Sacramento Kings. Bet čia gali būti 2 lottery pikai paeiliui. Aš galvoju, nes Timberwolves gali būti sugriuvę, Mavericks gali būti dar nepakilę. Ta prasme, čia geroj situacijai. Taip. Tai čia yra faktas. Ir aš šiaip, žinai, dėl to, pavyzdžiui, tiek Sparsų to užtikrint, kad tikrai nėra aišku, kad jie čia dar turės daug tų šansų laimėti titulą. Taip pat ir apie Knicksų, žinai, galimybę sugrįžti, pakovoti. Mes galim pasižiūrėti tiesiog nuo 2019, kad jau apie Raptorsus tiek daug šnekėjom. Tada jie, sakykime, užsibaigė tą Golden State Warriors dinastiją. Tai nuo tada plačiai žinomas faktas, kad nei viena jau yra 8 skirtingi NBA čempionai. Raptors, Lakers, Bucks, Warriors, Nuggets, Celtics, Thunder, Knicks. Turiu kitą klausimą. Tuoj pabaigsiu sakinį. Ir per šį laikotarpį ne tik, kad nei viena komanda nelaimėjo žiedo daugiau negu vieną kartą, bet tik tai Celtics, Heat ir Warriors žaidė daugiau negu vieną kartą NBA finale. Tai yra šitų taisyklių, šitų prabangos mokesčių, kurios dar labiau paaštrėjo prieš 2 metus rezultatas. Ir tikrai tu gali pasiekti šlovę tik tai su dabar turimais kontraktais. Kai tau reikia pradėti prasitesinėti tuos visus savo žaidėjus, prasideda pekla, iš kurios tu dažniausiai išlimpi jau tik tai persistatęs komandą. Klausau tavęs, Pauliau. Tu man atsakei tą klausimą. Tai aš galbūt ką pabaigai norėjau pasakyti, tai kad pabandykit atspėti, koks yra geriausias pagal net reitingą 2 žaidėjų line-upas šituose San Antonijos Sparsus. Kokie 2 žaidėjai yra geriausi kartu aikštėje. Nėra Vembanyama ir Harperis. Ne. O daug žaidė tie 2 žaidėjai? Taip, labai daug. Šampenis. Taip. Žiulianas Šampenis yra geriausias Viktoro Vembanyamos partneris. Ir tai yra žaidėjas, kuris greičiausiai bus paukotas, nes jie tiesiog neturės iš kur prasitęsti. Tai tiesiog mano argumentas. Sparsai yra tokia organizacija, kur, jeigu, sakykime, tai yra sėkminga organizacija ir jie, man atrodo, bando veikti tais pačiais metodais, kurie jiems atnešė tą
ilgametę sėkmę, na, jie nepriims sprendimą mainyti Stefaną Kesslą. Gaila. Eiti žirgo, ta prasme, jie pasirašys sutartį su tai žaidėjais, kurie jos atvedė į finalus. Ką jie darys su Foxu yra didžiausias klausimas, bet ten, žinai, mačiau variantų, kad galbūt Janis galėtų būti žmogus, kur va Foxo kontraktas, Kesslas, dar koks kitas intriguojantis jaunas žaidėjas Sparsų turimas ir dar ten viskas, ką įmanoma duotų ženinti to kumpo. Nu, ta prasme, jo, NBA Association mode, ar Dynasty mode, ar Era mode, ar kaip dabar čia jie vadinasi, būtų žiauriai įdomu tokią komandą pažaisti. Pamatyti, aš turbūt labiausiai norėčiau tokios baigties, bet aš neįsivaizduoju Sparsų tiesiog tokių drastiškų sprendimų darančių. Tai jų nebus. Nes jiems reikia drastiškų sprendimų. Aš manau, kad ir prie tų drastiškų sprendimų jie kažkada titulą laimės, nes tiesiog Viktoras Wembanyama yra per geras, bet aš pasilieku teisę kvestionuoti šitą organizaciją. Nu, klausykit, jau Paulius sakė, kad aš čia pabaigai dar noriu pasakyti, tai yra vienas dalykas, kurį aš jums abiems noriu pabaigai pasakyti, tai yra kažkas, apie ką mes kalbėjom, taip sakant, dar prieš pradėdami filmuoti šitą epizodą ir kalbėdami apie porą šio finalo serijos veikėjų. Ir tai, ką aš jums noriu pasakyti, skamba šitaip, mano mėly draugai. Įlinkusi fechtuotojo špaga blykčiodama gręžia apvalų arbūzą. Ar matau iš jūsų akių, kad jūs, taip sakant, ar čia yra... Bandau vers, bet nemoku. Ar čia yra tas sakinys, kur panaudoti visos raidas? Tai yra vadinama pangrama, apie kurią mes kalbėjom su Maiku Brownu ir De'Aaronu Foxu ir The Quick Brown Fox Jumps Over the Lazy Dog. Lietuvių kalboj niekad nežinojau, kad yra sugalvota kažkokia pangrama, kuri panaudoja visas raides su mūsų nosinėm ir ilgosiom ir kuo tik nori. Ir galiu ją perskaityti dar kartą. Įlinkusi fechtuotojo špaga blykčiodama gręžia apvalų arbūzą. Štai, gyveni žmogus ir mokaisi. Kažkokia asociacija čia turbūt yra su New Yorko Knicks titulu, kad panaudoji viską, kiekvieną dėmenį, kuris yra tavo toj sudėtyje, ar ne? Ir jeigu jūs galvot, kodėl šito epizodo pavadinimas toks yra, jūs gavot atsakymą. Nėra tikras toks pavadinimas, nes nebus peržiūrimas. O šiaip pabaigai turbūt reikėtų paanonsuoti, kas turėtų toliau būti, ar ne? Patrodams planuojam įrašyti antrą mūsų podcastą apie šio amžiaus čempionus dalį ir tada jau ko gero susitiksim tik tais per biržą. Bet jau susitiksim, tai... Tai čia kiek, jo. Raidėm. Tai čia kelinta birža? 20 kokia? Ta savaitė. 23. Ilgiausia metų diena bus, ilgiausia mūsų naktis laukia. Wow. Ilgiausias podcastas laukia. O Livita kaip tik planavo, ką čia per joninės veiksim, tai labai nusimins išgirdus, kad aš sėdėsiu su jumis 2 kliunkiais ir pezėsiu apie žaidėjus, kurių kokio trečdalio daugiau gyvenime net nepaminėsiu, bet okei, naujienos tokios, naujokų biržos, tai gyvai darysim? Manau, kad ne. Nemanau, kad logiškai gyvai daryti. Tai tada gerai, tai galėsiu nuraminti, tada ja, viskas tvarkoja ir taip sakant... Iš ryto pasidarysim ir paskui galės atvaryti savo keliais. Nuostabu. Jo, tai turbūt gal tiek ir ačiū visiems, kurie klausytės. Ačiū. Ačiū visiems, kad esat. Sezonas baigėsi, tai gyvuoja sezonas.